Gerai, tai kviečiam. Tai aš labai trumpai pasisakysiu ir žodį duosiu šiems dviems jauniems, gražiems, protingiems, išmintingiems žmonėms. Kaip? Jo, užtenka. Užtenka, gerai. Sako, užtenka. Tai aš esu Radvilė, vadovauju Lietuvos pardavimo asociacijai, tai greičiausiai laiškus gavote iš manęs. Tai pardavimo asociacijai, pardavimų bendruomeniai, vieniem pardavimų profesionalus. Nestabdyt. Sukasi. Tie, kurie daugiau mažiau dirba su pardavimais. Ir tikslas pardavimo mentalistės organizuojame įvairius renginius, tiek vadovam, tiek vadybininkam, šaltus skambučius mokymus greitu metu turėsim. Žanas, o va kaip tik kitą savaitę praves netvarkinimo mokymus, tai jeigu kartais dar yra jums taip nejauku užkalbinti kitus žmonės, žinau, kad tik dabar atėjo pardavimų formulė, tai aš matau, kad vis tokį nejaukumą, kai žmogus ateina vienas, ir norisi kažkaip, kad jisai nesijaustų taip nejaukiai ir megztų tuos kontaktus ir netvarkintų, nes tai yra pardavimų dalis. Tai visą tai galit gauti pas mumis pardavimų bendruomeniai, tai tam aktualu, galėsim truputėlį daugiau vėliau pasišnekėti. O dabar, kad negaišti laiko, Antanai, Raimonda, perduodu žodį jums. Super. Ačiū. Aš tai gal dar šiek tiek irgi istorijos, kad būtų aišku, ne, mes čia su Radvilė taip galvojame, ne, yra pardavimų asociacija, pardavimų reikia, ne, yra pas mus verslininkų grupė Stabilus ir pelningas. Ir kurie irgi pastoviai kelia klausimą, man reikia pardavėjo, man reikia pardavimų. Dauguma ateina su tais klausimais. Nu tai sujunkim, yra pardavėjai, kurie yra specialistai tame, yra verslo savininkai, kurie jų ieško. Nu tai va, tai todėl gimė šitą mintis iš tikrųjų, kad ir šiandien renginys ir yra daugiau pasidalinti, daugiau išgirsti iš kiekvieno kažko. Čia nėra Raimondos ir Antanos pranešimas. Sutariam, gerai? Nu tai va, Raimonda. Tai kaip ir kiekvieną trečiadienį prisveikinam prisijungus prie programos Verslas stabilus ir pelningas. Tai čia yra dalis mūsų programos dalyvių. Jiem tai yra jau įprasta, kiekvieną trečiadienį nuo 3:30 iki 5 jie skiria laiką darbui su savo verslu. Ir viena pagrindinių temų, kuri juos vargina arba kur mato jie, kad didžiausias iššūkis tai yra pardavimai. Ir labai džiaugiamės, kad galim šiandien čia susitikti ir, kaip Antanas sakė, pabandyti pasižiūrėti, kokios tos sinergijos tarp verslų savininkų, kurie yra patys savo verslo pardavėjai ir profesionalių pardavėjų, kurie gyvena pardavimais, kvėpuoja pardavimais ir apie pardavimus žino viską. Ir šiandien su Antanu iš tikrųjų galbūt kviesim pažiūrėti į tokį dalyką, kaip tuos, žinot, kam patinka pardavinėti, pakelkit ranką. O! Okay. Bet matau, kad verslų savininkai taip, maždaug. Ok, tai ką galim padaryti, tai pasižiūrėti, kad kaip mes galim geriau pardavinėti ir kaip mes galim suburti tą komandą, kuri pardavinėja. Bet tam, kad vyktų pardavimai, tai visų pirma turi būti klientas, ar ne, kurį mes jau gilinomės, kas ten tas mūsų klientas. Labadiena, prašau, užeikit, prašau. Ten viršui galit į viršų, Ingrida. Ir kad būtų komanda, kuri pardavinėja. Jeigu ir esat vienas, vadinasi, jūs jau esat komanda vieno žmogaus, vadinasi, yra labai didelis potencialas augti viršų. Jeigu jau turit komandą, kuri pardavinėja, tai tada tiesiog pasižiūrėkit, ar jūsų ta komanda yra efektyvi komanda. Ane, Antanai? Taip. Okay. Tiem, kurie mūsų nepažįsta. Raimonda ir Antanas. Jo. Šiandien daug kalbėsim turbūt apie tą vadovavimo patirtį, ne? Pardavimų patirtį. Pardavimų patirtį. Taip. Aš gal iš karto padalinu. Taip. Ir šiandien kviesim į, kaip visada, į darbinę sesiją, ar ne? Tai ir šitų dalomosios medžiagos šiek tiek, kad turėtumėt kur žymėtis, pildytis, tikrai kviesim interaktyviai dalyvauti, nes labai reikia jūsų patirčių. Taip, Povilai? Okay. Ai tiesa, dar turim Povilą. Taip. Labą dieną. O, sveika. Labą dieną, prašom. Užeikit. Tai kalbam apie pardavimus. Sveika. Ir Povilai, gal tu nori tarti žodį apskritai, ką tu čia veiki
Ir kodėl tu čia esi? Svečias. Ne, Povilas iš tikrųjų yra mūsų programos vienas iš lektorių, tai mes esam 3, ne lektorių, coachingo specialistų, taip, fasilitatorių. Okay. Tai va, ir Povilas šiaip ilgametis yra pardavimų vadovas ir Povilas buvo netgi mano vadovas, tai aš labai galiu ir iš tos pusės atliepti, ar Povilas buvo geras vadovas, ką jisai gerai darė, kad jo komanda buvo efektyvi ir pasiekė savo rezultatus. Tai Povilai, tavo įžvalgos labai svarbios šiandien, okei? Good. Super, gerai. Tai planas pradėti ir pradėjom laiku 4, baigti kažkur apie 6. Nes nuo 18:30 Oze talūti rezervuotas staliukas. O. Taip. Neeikim per agendą, eikim per jau į pačią temą. Bet pradžiai norisi padaryti susitarimus šito susitikimo. Gerai? Tai mes čia su Raimonda tam tikrus susitarimus įdėjom, bet prašysim ir jūsų kažką įdėti. Taip. Tai pirmas susitarimas yra tas saugumas, pasitikėjimas. Raimonda, apie ką čia? Tai viskas, ką mes kalbam, čia ir lieka. Sutarim? Ok, Super. liuks, visi sako tai. Dalinamės patirtim, čia nėra pranešimas, čia yra dirbtuvės, tai žinot, kaip kiekvieno pasidalinimas yra labai svarbus ir gali padėti kitam augti. Gerai? Trečias yra jokio vertinimo ir patarimo. Žinote jausmą, kai jūs kažko pasidalinot, o jums sako, daryk taip, daryk anaip, nereikia mums patarimų, ne, mums reikia savo patirties, o žmogus pats nuspręs, ar jam pasiimti tą patirtį ar ne. Ne? Laikas svarbu, todėl pradėjom laiku. Taip. Pabaigti galima apie 15 minučių ilgiau, jeigu bus kažkokia refleksija. Taip visiems tinka? Ok. Na ir apie partnerystę. Taip. Tai šiandien kviesim irgi dirbti ir porose, ir grupėse, tai būkim vieni kitiem partneriais, padėkim aukti. Tiesa? Bus proga vienas kitam būti coachingo specialistu. Gerai? Va, ir kiekvienas atsakingas už savo augimą ir rezultatus, tai reiškia, kad patys renkamės, ne, ką išsinešti ir ką pritaikysim iš tikrųjų jau nuo rytojaus. Pažadas buvo, kad bent vieną dalyką kiekvienas išsineš, tai jeigu išsinešit bent vieną, mes būsim, labai laimingi, ne? Tikrai taip. Okay. Gerai, tai pradėkime tada apie temą. Ir norisi pradėti nuo citatos. Raimonda, galėjo perskaityti. Taip, komanda tai ne žmonių grupė, kuri dirba kartu, komanda tai žmonių grupė, kurie pasitikė vieni kitais. Pritarėt? Okay. Tam, kad būtų komanda, o ne darbo grupė, mėgstam sakyti, darbo grupė, kur visi dirba, bet nesupranta, kodėl dirba, į ką dirba, kiek dirba, su kuom dirba. Tai pasitikėjimas yra tas dalykas arba tas betonas, cementas, kuris išlaiko visą komandą. Ir jeigu to pasitikėjimo nėra, tai apie kokius pardavimo rezultatus mes tada galim kalbėti. Sutiksite, ne? Labai daug apie pasitikėjimą ir kalbėsim. Ir turbūt kviečiu taip įsivaizduoti savo komandą. Vis tiek visi turim kažkokią komandą, ne? Esat kažkokioje komandoje. Va, turėjau pakvestinuoti, o mes grupė ar komanda iš tikrųjų? Ok. Patikinkim šiandien. Tai norisi pradėti nuo šiek tiek tokio vieno modelio pasidalinti apie komandą, o po to jau nerti į diskusiją ir galėsit patys įsivertinti. Va, tą komandą, kurią dabar įsivaizdavot, įsivertinsim pagal Drexlerio Sibito modelį. Gerai? Tai... Aš gal dar tiesiog noriu patikslinti, ypač kas liečia verslų savininkus, net jeigu esat vieni. Taip. Vis tiek, galbūt turit kokį socialinės medijos partnerį, gal turit kokį buhalterį, turit kažkokius tai išorinius partnerius, su kuriais dirbat, jie yra lygiai taip pat jūsų komandos dalis, kuri labai prisideda prie pardavimo. Tiesa? Taip. Tai žiūrėkit iš tos platesnės perspektyvos, ne tik tais, kad aš ir pardavėjas, bet apskritai. Net namie žmona yra kartais partnerė, ne? Kartais. Pardavėja. Kartais pardavėja. Jo, tai visi turim partnerį. Dažniausiai tai pirkimų vadovė. Ok, pirkimų vadovė, labai gerai.
Tai tada pradėkim nuo pirmo. Tai yra modeliai, nuo 1 iki 7, iš esmės komanda keliauja nuo orientacijos iki vos neatnaujinimo. Tai kas yra tas pirmas modelis? Susitikom, nauja komanda, nauji dalyviai, tik pasamdėm žmogų. Kaip ir turim jau tikslą bendrą. Komanda turi turėti bendrą tikslą, sutinka? Kitaip tikrai grupė. Kaip ir jau tapatybę turim komandos, jau vadinam save komandą. Kaip ir jo. Kas neišspręsta? Yra šiek tiek dezorientacijos, yra šiek tiek nežinomybės, yra šiek tiek baimės. Ar čia geras man partneris, ar čia galiu su juo dirbti. Tai čia pirmas etapas. Tai kodėl aš čia esu, atsako į klausimą. Antras yra, kas tu esi? Ir čia jau labiau išspręsta, toks dalykas, kaip yra, jau atsiranda abipusė pagarba. Mes jau gerbiam komandos narį. Jau kaip ir yra tiesumas, mes jau sakom tiesiai tam tikrus dalykus. Bet kas neišspręsta, mes vis dar esam atsargus, mes vis dar nepasitikim, mes vis dar, tokie šališki šiek tiek esam. Ne? Prašom. Labai gerai. Marijampolė. Prašom, į antrą aukštą. Gerai, trečias lygis. Trečias lygis komandos. Tai kągi mes čia darome kaip komanda? Ir tas trečias lygis yra jau aiškus integruoti tikslai ir jau vizija atsiranda. Ne? Mes jau turim bendrą viziją, kur mes judam. Kas neišspręsta dar šitam lygiai? Yra tam tikras kitos priklausomybės prie kitų komandų ar dar kažko. Yra tam tikras pasipriešinimas. Mes dar konkuruojame arba matuojamės komandai, šitam lygiai. Ir ateinam tada į 4 lygį, jau įsipareigojimas. Kaip tai padarysime? Dėl kaip tai padarysime, tai paskirstėm vaidmenis, ir mes komandai, tu atsakingas už tą, tu atsakingas už šitą sritį, aš atsakingas už šitą. Mes jau išsidalinom, jau padirbom kartu. Jau ir priimti tam tikri sprendimai. Tai reiškia, kaip mes dirbsime. Ir tada mes einam jau į gyvendinimą. Taip. Jau kas, ką, kur, kada. Ir čia prasideda sistemos. Dažnai versle aš pastebiu, kad verslų savininkai nori eiti į sistemą, nepraėję visų kitų prieš tai buvusių žingsnių. Ir tada jie pabando ir ta sistema neveikia ir jie tada pyksta, kūriau, dariau, bet nevažiuoja. Žmonės netinkami, įrankis netinkamas ir aš maždaug metu. Ir pamiršta pažiūrėti tada atgal ir nuo tuos 4 žingsnius. Tai jau kaip pradeda komanda kelti klausimą, kas, ką, kada ir kur, tai jau aiškus procesai, jau yra susiderinimas, kas ką daro ir drausmingas vykdymas. Tada visi prisiema tą įsipareigojimą daugiau, bet čia daugiausia konfliktų kyla. Nes reikia tada jau aiškinti santykius, kas ką kur, ar padarė, ar nepadarė. Tada nesuderinimai visokie. Čia tas labiausiai galbūt konfliktiškiausias etapas, kur komandai būna sunkiausia praeiti. Ir tuomet komanda vėluoja ir su terminais, ir su visais deadline'ais, ir su tikslais, ir su visais kitais dalykais. Tai 6 etapas tai yra tas didelis našumas, kurio mes visi norime. Jau tas oho momentas, aha momentas, kad ir kaip įvardinsim. Ir jau čia sąveikaujam sinergiškai, spontaniškai viskas vyksta. Ir mes jau rezultatus viršijam. Jau čia jau nėra klausimų, nekyla klausimai, kodėl taip gerai einasi viskas, atrodo nieko nedarom, o rezultatai viršė mūsų lūkesčius. Bet čia gali iškilti perdegimo pavojus, perkrovos pavojus, nes jeigu sistemos veikia, mes įsibėgėjom, pagavom pagreitį, tai grėsmė yra, kad atsitiks kažkokia disharmonija, jeigu biški perspausim gazą. Tiesa? Čia klausimą turiu. Taip. Kaip galvojat, 1+1 šitoj, jau šitam lygiai, koks yra rezultatas? Jeigu komanda yra 1+1, ne? 3. Kažkas sako 7. Čia yra ta highly effective team. Čia yra tai, ko mes labai norim. Taip. Čia mes visi norim. Ja.
Taip. Bet netgi highly effective team turi pavojus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kas ten būna neišspręsta. Ir 7 etapas jau atsinaujinimo etapas. Kas perdega, prisipažinkime, ne, visko būna. Perdegi išeini iš įmonės, kas ateina nauji komandos nariai ir mes vėl keliam klausimą į kodėl. Einam į tą atsinaujinimą. Ir čia yra jau šventimo etapas, kuriuo mes švenčiam tos rezultatus, mes jau mokam valdyti pokyčius ir esam pasiruošę pokyčiam vėl. Ir čia ta yra tokia ta gyvybinė energija likus, kad tikrai išliks ir nesugrius visiškai, bet vėlgi perdegimas gali pasidaryti nuobodu kitiem, bet tai šitie ženklai rodo, kad komanda jau pasiekė 7 lygį ir reikia atsinaujinti ir vėl tada grįžtam į pirmą. Arba etapą. čia, jeigu atėjo naujas narys arba naujas komanda atsinaujino, arba tiesiog nėra komandos. Būna ir tokių dalykų. Ne? Žiūrėk, man negalima judinti. Ne. Okay. Tai ir dabar kviesim visus, turit antrą skaidrę, ne, pirmą skaidrę. Pratimas. Aš galbūt pakviesiu vieną savanorį, kuris galėtų man padėti atlikti jį, o paskui eisim į grupės, į poras. Į poras, taip. Ir po 2 galėsim vienas kito paklausinėti. Kaip mums atrodo, kokiam etape yra mano komanda. Ir čia yra tos komandos veiklos modelio toks kontrolinis sąrašas, kur galima įsivertinti ir labai pamatyti, kur yra viskas kaip ir gerai, kur reikėtų atkreipti daugiau dėmesio arba galbūt dėti didesnį fokusą ir prioritetą tvarkyti tą vietą. Norite įsivertinti, kur jūsų komanda yra iš tų 1 nuo 7? Kaip yra vertės? Super. Okay. Liuks. Tai pirmas tai yra tas orientacijos etapas, ar ne? Aš į to įjungsiu. Jo. Antanai, tu jung ir aš tada noriu paklausti, jūs turit komandą, dirbat komandai, jūs esat vadovė ar jūs esat komandos narė? Vadovė. Super. Tai labai gerai. Tai kaip vadovė, ar ne? Ar jūsų komanda supranta ir turi pažadą? Koks tas įmonės pažadas? Ką jūs visi žadat kaip įmonės atstovai savo klientam? Klientam pažadas ar pardavėjam pažadas? Klientam pažadas. Turim. Turit. O pardavėjam pažadas? Ar aiškus, ar jie tikrai gali įsivardinti, ką įmonė... Šiuo metu patiriam pokyčius, tai Okay. turim tą etapą, kai prieš mėnesį būčiau sakęs, kad tikrai turim. Šiai dienai yra tos nežinomybės. Okay. Super. Tai galima pasižymėti, kad klientam bet komandos nariam toks klaustukas, ar ne? Geras. Ar žino pardavėjai vertybės? Komandos nariai žino vertybės, turi. Okay. Ar komanda žino vizijai, kur eina visa komanda savo darbu ir dėl ko jie eina pokyčius, eina per sėkmės, nesėkmės, į kur jie apskritai, kur jų rezultatas veda? Šiai dienai turbūt sakyčiau 50-50, Okay. nes yra pokyčių, kurie neaiškus. Ok, geras. Okay. Apie pasitikėjimo kūrimą. Žmonės, bendradarbiavimas tas tarp komandos narių. Ok, ne? Geras. Asmeninis augimas komandos nariams irgi yra. Taip, super. Pasitikėjimas yra. Nuo 1 iki 10. 10. Super. Klausykit, jo. Čia galima, nėra dar. Nuo 1 iki 10 galite savo matuoti. Nes visada yra tas. Taip. Okay. Bet čia jau yra jau čia faktas. Super, gerai. Ok. Tikslo išsigryninimas. Ar komanda aiškiai žino savo tikslą? Nu, tai dabar turbūt irgi 50-50. Okay. Super. Gerai. Ir kaip yra su komandos mokymais? Ar komanda gauna mokymų šiuo metu? Gauna. Ok. Geras. Ar tie mokymai atitinka komandos dar poreikį? Irgi galima žiūrėti. Atsižvelgiama į poreikius, tiesiog stebimo, ko trūksta ir organizuojami tie mokymai. Okay. Patiem pardavėjam jau kalbant. Tai vėl vertinant nuo 1 iki 10 mokymai, ant kiek atitinka komandos poreikį? 8. Super. O tai galima patikslinti Taip. apie tos mokymus. Tai yra labiau kaip asmens kiekvieno komandos nario sudarytas asmeninis planas tobulėjimo ir jam suteikti mokymai ar mokymai visos komandos. Čia kaip va šitą dalį galima. Tai aš manyčiau, kad tai yra labiau atsižvelgiama į patį komandos visą formavimo principą, nes jeigu įvardino, kad asmeninis augimas yra
100%, ar ne, įgyvendintas, tai tikėtina, kad ir mokymai bus pagal poreikį tiek asmeniniam augimui, tiek komandos augimui. Čia kiekvienas, turėdamas savo komandą, gali įvertinti, ar ne, kokių mokymų jam reikia. Tai čia labiau ar yra kažkokie mokymai, ar vyksta, ar nėra, ne? Taip, taip. Aš taip, taip. nu žinai, vieni mokymai per metus, nu jau paklausiau apie pardavimus. Yra ar nėra? Ne? Nu, va, arba turiu planą metų tobulėjimo, yra ar nėra, ir nuo 1 iki 10. Nu, tai va, kiekvienas gali įvertinti, ne? Nu, yra racijos. Taip. Ok. Tas įsipareigojimo etapas, kas liečia būtent pareigybinės visas, kaip komandai šiuo metu, nu, ar yra pareigybinės sutartis, ar žmonės žino savo, yra, ne? Tai jeigu reikėtų įvertinti nuo 1 iki 10, kaip jiem yra aišku? Turbūt negaliu kalbėti už kitus, gal skaičiu tada apie 9. 9, ok. Aišku, jeigu būtų ten kokie 3, tada jau būtų nerima keliantis rodiklis, ar ne, bet jeigu tai yra 9, tai per kalbėjimą, per tą aiškinimas, apie ką Antanas pasakos toliau, tai galima išsigryninti. Okay. Biudžetai. Ar aiškus komandos biudžetai? Kas liečia ypač nuolaidas, kas liečia atlyginimus, visus šitos dalykus. Ok. Įgyvendinimas, ar ne? Ar turit sistemas? Ar komanda turi sistemą? Ar komanda veikia sistemingai? Manau, taip. O jeigu reikėtų nuo 1 iki 10, kas būtų, koks pažymys? Tie pokyčiai dabar šiek tiek įtakoja, tai kokius 8. 8. Ok. Geras. Nu ir tas jau super etapas didelio našumo, tai aptarnavimas. Kaip įvertintumėt komandos narių aptarnavimą? Tai turbūt kokius 8 rašyčiau, nes skirtingi pardavėjai, skirtingi lygiai. Geras. Ok. Technologijų naudojimas. Čia Romnui aktualu, ypač. Nu irgi gal tokius 7-8, nes skirtingi žmonės, 10, kitam gali ir 6 rašyti. Tai tiesiog tada irgi skiri mokymus, nes esame technologijų institutas. Tada automatiškai mokini, bet skirtingas kompiuterinis raštingumas. Savo. Geras. Ir atskaitingumas. Spardo vienas kitą, jeigu kažkas nepadaro. Kaip ir teoriškai, mes esame komanda ir turim komandinį tikslą surinkti grupės, bet tasai kartais pamėtytų tokių žiežirbėlių, nes pardavėjas nori pajausti tą tokį, kad aš esu geriausias, tai faktas, kad yra. Ok. Jie vienas kitą dar, ne? Taip. Geras pardavėjas, tai nori būti pirmas, tai čia vienareikšmiškai. Geras. Super. Nu ir tas 7 lygis jau atnaujinimo etapas. Jisai kartojasi. Taip. Vyksta kaip tik pokyčiai. Tai ar yra aiški strategija pokyčio? Šiuo metu dėliojamės ją. Dėliojat. Tai per maždaug kaip ir yra, bet galbūt pardavėjas dar ne viską sakau tiesiog, nes yra dėliojamas į viduje, tai kažkur 2 mėnesių bėgė bus aišku. Ok. Tai dabar nuo 1 iki 10 įsivertinant? Pačią strategiją? Jo, strategijos lygį, jeigu reikėtų 10 ir aiškiai strategija, visi žino, kas vyksta. Visi tikrai nežino. Okay. Tai jeigu pardavėjams duočiau kokį 6. Jeigu kitoj komandai, tai kokį 8. Ok. Vertybės tas pats? Tas pats. Vizija ir pažadas tas pats, ne? Ok. Super. Geras. Įsivertinot, jeigu taip žiūrėti dabar kokią nors įžvalgą arba sritis, į kurią reikėtų kreiptis, vieną žingsnį tą, kur kalbėjom, nuo rytoj. Kur reikėtų kreipti dėmesį? Stebėti tiesiog pačių pardavėjų savijautą iš tikrųjų, nes tie pokyčiai tikrai įtakoja. Gali žmogus, kuris šiuo metu labai gerai jausis, tiek patiria tą stresą, tai labai svarbu išgirsti, nes vienas žmogus jisai pasakys, kad jisai blogai jaučiasi arba nerimauja, arba kartais savo interpretaciją sukuria, kitas nepasakys. Čia vadovas turi irgi asmeniškai skirti dėmesio ir tiesiog kalbėtis, nuraminti, kai reikia, ir tiesiog motyvuoti. Okay. Geras. Ačiū labai. Tai dabar kviesim į žaidimą porose. Įjunkit smalsumą, kaip dabar Raimonda. Tiesiog klauskit partnerio tų pačių klausimų. Kur pas tave, ne? O kur pas tave pažadas? Kur pas tave? Nu, turi tą sąrašą, aš jį paliksiu. Bet užduotis paprasta. Įjungti smalsumą ir paklausti.
Vienas kitą. Okay? O kaip čia, o kodėl čia taip darai, o kaip, junkit smalsumą. Gerai? Čia bus pratimas 15 minučių, tai 7 minutės į vieną pusę, mes tada duosim signalą ir į kitą. Idealiausiai, kad būtų pardavėjas ir, pavyzdžiui, vadovas. Nu, jeigu ne, tai 2 vadovai. Nežinau, kiek mūsų čia, ko daugiau, bet pasimkit žmogų, kurio nepažįstat labai. Gerai. Taip. Sutarėm? Tai jau laikas. Aš tik sakau, kad būtų labai porom. faina girdėti jūsų diskusiją. Kas mano ranką pamatys, tiesiog tyliai. O, žiūrėk. Aš galvoju, čia reikės ilgai. Jėga. Kaip komanda, ane? Tai galim jau. Pasidalinkit išvalgom, ką išgirdot, kokį iššūkį, pavyzdžiui, turi kitas žmogus, su kurio kalbėjot. Kaip klausėt? Jo, koks iššūkis, to žmogaus, kurio klausinėjot, koks pas iš tikrųjų buvo iššūkis, ane? Nu, vat, jeigu ėjom, sakėm, kad praeiti per skirtingus dalykus, nu ir šiek tiek pastebėti, kurgi ten iššūkis yra, arba... Čia iššūkių turbūt pas mane išsiaiškinau, kad buvo. Super, tai gerai, tai pasidalinkit, ar taip? Klausydavo žmogaus išsiaiškinau, kad pas mane daug iššūkių yra, tai jo, tai tam tikrų įžvalgų ties to tokios, kaip čia pasakyti, sąsajų, pavyzdžiui, tarp tikslų ir mokymų, jeigu iškeli tikslus tam tikrus, iš karto suplanuoji tam tikrus mokymus. Geras. Okay. Super. Super. Įžvalga, kurią pasižymėjau. Super. Kas kiti? Kokios įžvalgos? Taip. Ranką ir noriu pasakyti, kad mano chorininkas Titas vieną iš dalykų pasakė, kad jo nuomonė, jo komandai tai trūksta tokio žingėdumo ir smalsumo mokymams ir kad jie neiškelia to tokio, kad norėčiau gal tą kartu mokymus turėti ir turėjom tokią trumpą diskusiją, kurios metu sakėm, kad gal ar tai turi būti būtinai komandos mokymai, ar tai gali būti asmeniniai augimo mokymai. Tai va. Geras. Liuks. Ačiū. Ačiū. Ok. Ką kiti? Ingrida Taip. pasakė, kad startupiniai situacijai, sakykime, tokioj vadinkim, tai yra tikslas į orientaciją, labai teisingai sudėlioti orientaciją. Ok. Naujam prisijungtiem žmonėm. Į orientaciją. Ačiū. Super. Romanas kėlė. Jo tikslas, nu, ką pastebėjau, kad iš apklausos tarsi ten tie pirminiai baziniai dalykai kepurės neturi, bet vis tiek skiria labiau dėmesį prioritetas antrai pakopai, tai yra pasitikėjimo. Tai aš ko gero galbūt daryčiau kitaip, bet ko gero suprantu, kad specifika yra, kad nebūtinai turėt laiką būtent nuo šito dalyko pradėti. Tai prioritetas ten bus stiprinimas pasitikėjimo komandos. Puikiai. Čia, ir jo, čia yra vienas iš modelių. Negalvokim, kad čia turi būti 1, 2, 3. Labai skirtingos komandos. Labai gerai. Ok. Tai aš tada savo polininką pasakysiu, kad šiaip viskas ten praktiškai ir neblogai, bet yra spragų tarp pareigybių ir atsiskaitingumo. Irgi dviejose vietose. Geras. Okay. Geras. Na, dar yra? Aš galiu dar pasakyti apie porininko. Tai pagrindinė problema pas įmonė yra tikslų neišsigryninimas. Ir paskui seka visos kitos problemos. Iš eilės ir pasitikėjimas, ir tas tikslas, ir įsipareigojimai, įgyvendinimai. Visur stringama vien dėl to, kad neišsigryninama tikslų. Įmonė turi eiti. Geras. Ok, tikslai svarbus. Super. Nu ką, dar turim? O gal kas į kėdę nori? Čia dabar taip pastačiau, čia visi galvoja, kas čia yra, ne? Kaip darželė. Jo, žiūrėkit, tai dabar pakalbėjom apie kitų iššūkį arba kas pas jį yra, bet pagalvokime apie savo, apie savo komandą. Ir toliau kviesiu labiau tokį pratimą tuščios kėdės, tai niekam nereikės čia labai atsisėsti. Ir čia, kad visi čia jį žiūrėtų ir čia sakytų, tu daryk va taip, aš žinau, čia ne apie tai. Čia kaip tik yra tuščia kėdė. Ką aš kviesiu, kad kviesiu vieną dalyvį visgi pasidalinti tam tikrų iššūkių,
kuris yra dabar komandai. Mesgi sutarėm, viskas lieka čia, ne? Ir mes nepatarinėsim, mes tiesiog norim išgirsti iššūkį. O po to visi įjungsim tą smalsumą, apie kurį ką tik kalbėjom, ir sakysim, vat įdomu, ir kalbėsim jau į kėdę, o ne į tą žmogų. Vat įdomu, o tą žmogus vat šitą bandė. O įdomu, vat, gal jisai vat taip dar galėjo pasielgti. O įdomu, tarsi, improvizuosim, gerai? Tai tarsi, mes užduosim smalsius klausimus kėdei, ne žmogui, net galima jį nežiūrėti. Nu ir tada paklausim žmogaus jau, ką jisai išsineša. Aiškus pratimas? Taip. Galim padaryti vieną ar du, nežinau, kiek laiko užtruksim. Turim smalsų žmogų, ne? Ok. Ok, yra iššūkis. Super, gerai? Tai mano iššūkis skamba taip. Kaip padaryti, kad žmonės pasimtų iš manęs maksimaliai mano patirties, žinių, viso mano įgūdžių ir panašiai. Kitaip tariant, kaip ištransliuoti žinutę, kad degančios akys tą ir padarytų. Vat aš pasakau, kad einam kartu, viską darom, pasimtų iš manęs viską, ką aš noriu. Čia komandos nariai, taip? Taip. Ok, kad komanda pasiimtų ką? Žinias, patirtį ir mane patys susitikimus ir išmoktų, kaip daryti taip, kaip aš darau. Ok. Galiu paklausti, kodėl tai svarbu? Todėl, kad aš noriu kuo greičiau tą skailinti. Savo Super. žinias, patirtį. Viską, ką žinau. Super. Visiems aiškus iššūkis. Ok, tai jungiam smalsumą. Bet kas ateina į galvą. Va čia kėdė, kuri turi šitą iššūkį. Aha. Ar individualius pokalbius bandė išsiaiškinti poreikius tų komandos narių, kodėl jie nesikreipia ir neprašo pasidalinti patirtimi? Super. Kas dar? Marijau. Aš dar paklausčiau galbūt, kokia nauda komandos nariam smalsauti, kviestis, mokytis, kas iš to? Okay, Super. What is in it for me, ne? Super, prašom. Aš pridėčiau prie Mariaus, gal truputėlį kitaip suformuluočiau. Ar motyvacinė sistema sąlygoja, kad jiems mokėtų smalsauti ir žiūrėti? Super, ačiū. Aš gal dar prisidėčiau, kad ar aišku, kas motyvuoja tus žmonės? Aš gal elementarų klausimą paklausčiau, ar bandė mūsų dalyvis apskritai pasakyti savo komandai, ką jis nori ir ką jis apie tai galvoja. Super, gerai. Ačiū. Aš paklausčiau, ar tikrai tai prives prie geresnių tikslų pasiekimų, tai kad visi turi vienodą patirtį. Ar negali būti taip, kad žmogus su visiškai kitokiu matymu, neturint to pačio ir tos pačios patirties, jisai galimai pasieks kitokių rezultatų ir bandys dalykus, kurių kiti nebandė komandai. Okay. Super, ačiū. Klausimas, ar pakankamai yra sistematizuotas tas procesas perdavimo? Geras. Tiesiog gyvai vykstantis procesas, ar tai galbūt kažkaip galima skaitmenizuoti? Ar sistematizuotas procesas patirties perdavimo, ne? Ok. Kas dar? Ar tinkami žmonės yra tie, kuriems norim perduoti? Okay. Ar jie ten toj vietoje yra, kur turėtų būti? Ar ta komanda? Super, tinkami žmonės. Taip. Kviečiau pasižiūrėti, kas buvo daryta, kad geriausiai pasisekėsi. Ok. Ar žiūrėjo į tą, kas geriausia, ne? Pasižiūrėjau. Kas buvo daryta ir sekėsi geriausiai. Ok. Ir tų, kas sekėsi geriausiai, daryti daugiau. Okay. Super, ačiū. Klausiu dar, ar nėra didesnių problemų komandoje arba kiekvienam asmeniškai, negu yra žinių perteikimas. Kaip pavyzdžiui, jeigu ten su klientais bendrauti trūksta kažkokiu įrankiu, ten marketinginio pasiūlymo ir taip toliau, ir jau tas patirties, kaip tai daryti vėlesniais etapais, tai galbūt žmonės, ar nėra taip, kad žmonių mintis sutelktos į didesnę problemą negu žinių perteikimas. Geras. Ok. Taip, prašom. Ar skirta laiko įsiaiškinti, ar žmonės yra pasiruošę priimti didelį kiekį informacijos ir ar jie yra kažkokiame žingsnyje, kur gali tikrai daug paimti, gal jie tiesiog dar negeba
dar net gal nesupranta, bet kas iš to. Geras. Okay. Ar bandė tada jau išskirti mūsų dalyvis tas savo žinias į kažkokias trumpas sesijas ir jomis pasidalyti su savo komanda? Okay. Ar bandė išskirti? Ja. Aš gal dar 2 klausimus turėčiau. Pirmas būtų, ar komandos nariai nebijo klausti. Ir antras dalykas, ar buvo skatinta komandos narius dalintis tarpusavio patirtimi. Geras. Prašom. Galvoju, kad gal čia reikėjo pirmą šitą klausimą užduoti. Okay. Nes jeigu klausimas skamba, kaip padaryti, kad komanda paimtų patirtį, tai tarp eilučių skamba įtarimas, kad ta komanda kažkodėl nepaima tos patirties. Ir gal pirmiausia, prieš galvojant kaip, gerai būtų suprasti, o kodėl jie nenori, arba nebando, ar nesistengia tos patirties paimti. Tai čia gaunasi, kad tada visų klausimai yra, ar tie žmonės, ar bandyta, ar motyvacinė sistema veikia. Super, ačiū. Taip. Kaip problemos sprendžiamos komandai? Geras. Kaip problemos sprendžiamos? Okay. Dar irgi gal reiktų įsivertinti, koks pasitikėjimo lygis komandoje iš to, iš kurio gauni žinias ir priimi, ar komanda pasitikė Geras. ir priima tą žinią. Koks lygis pasitikėjimo? Ar komanda ar grupė, ne? Ar komanda, ar grupė? Ja. Geras. Ok. Turim dar klausimų? Nu gerai, tai tada klausimo autoriui, ką tokio savo naudingo išgirdot? Galbūt reikėtų pasikartoti, kokių būtent žinių, tas detalizavimas, mokymai, kokias žinias aš perduosiu. Dar kartelį pasikartoti, nes jeigu tu pasakai garsiai, kad eisiu kartu, darysiu kartu, nebijok manęs, nors taip paprastinu, ne? Tu žinai mano patirtį, aš tau padėsiu parduoti, tu išmoksi kaip tą padaryti, žmogus to nepadaro. Ne? Tai reiškia, yra tie momentai smulkesni kažkokie, kur aš turiu parduoti pasitikėjimą, kad paimti tas žinias žmogui. Geras, ačiū. Aš labai trumpai, aš girdžiu taip, jeigu man tai pasakytų, tai aš galėčiau, o kaip fainai su manim eisi, už mane viską padaryti. Ok, nu, atliepimas. Aš būsiu šalia, tau padėsiu, darysiu, tai aš labiau girdėčiau tai, kad už mane viską padarys, man nieko nereiks daryti. Pradžiai tai. Pradžiai tai. Galima klausimą, kas vyksta, kai vyksta ne taip, kaip, pavyzdžiui, kaip sakant. Tai tada aš pareflektuoju, mes jeigu išeinam su tuo žmogumi susitikimo ir padavimas nevyko, aš paaiškinu mano galvą, ką reikia daryti toliau. Mes pasidinam patirtim. Nes jisai turi gauti no, kad būtų yes. Super. Ačiū labai. Puiku. Tai kaip, patiko pratimas, norim dar vieną? Taip. Okay. Klausimas tada. Gerai, koks klausimas? Kas turi? Aš turiu Taip, Roman. situaciją, tai pajudėti noras yra iš 2 žmonių komandos į didesnį įmonę. Ir čia susidurėm su iššūkiu. Pardavimai nėra dar pakankami ir pajamos tam, kad samdyti atskirą pardavėją. Ir tai čia, kaip čia, sakykime, užtrukti. Tai svarstėm įvairius variantus, arba turėti pardavėjo bendrą įkūrėją, kuris galėtų irgi startuoti su mumis dirbti. Ar čia teisingai supratau, aš čia kaip antras tas... Jeigu tai yra iššūkis komandos, o ne kūrimo, tai vardinam jį. Jo. Arba kitas variantas buvo svarstytas, galbūt tiesiog vietoj samdymo pardavėjo, tokio kaip formaliai, pinigus nukreipti į biudžetą, tai yra į marketinginį biudžetą ir tiesiog turėti lycus, o konvertuoti jau patiems kaip pardavėjai. Va, ir čia toks... Aha, ir vieną sakinį dabar, jeigu taip. O, čia tai ir sudėtingiausia. Gerai, tai vienas sakinys, kaip mums kaip komandai pajudėti, neturint finansinių resursų šiuo metu, pajudėti į tai, kad galėtume jau plėsti komandą ir samdyti pardavėjus. Auginti komandą skaičiumi ir ištrūkti iš to rato 2 žmonių kompanijos.
Tai kaip plėsti pardavimų komandą, neturint resursų? Ane? Visiems aiškus klausimas? Ir toks pats skaudus. Ok. Tai reiškia, ne vieną turim, ane? Kas turi panašią ar kažkur aplinkui problemą, kelkite. O, žiūrėkit. Ok. Aha. Gerai. Tai kėdė laukia klausimų. Aš paklausčiau gal, kad ar ta morka, ta ateities yra pakankamai didelė ir saldi. Super. Kas, vat aš dabar dirbsiu į minusą, ne? Tai kas bus tada, kai jau mes ten pasamdysim tos 3 ateityje? Kas man iš to, kad aš dabar pakviesiu ten, pavyzdžiui. 2 žinau, kurie galėtų čia dirbti, o kas man iš to? Okay. O Geras. mano ar gal dalyvis bandė kreiptis į LIP organizaciją ir paprašyti savo praktikantų? Geras. Šitamos pardavimo idėjas? Čia. Ok. Kas dar? Ačiū. Ar bandyta tartis, kad dirba pagal procentus nuo sudaryto sandorio? Ok. Super. Ar bandyta tartis, kad neįdarbinti Iš komisijos. Super. Ar bandyta kreiptis į call centrus, kokie jų įkainiai yra, kad nes ten yra galimybė parduoti savo produktą ir jų vadybininkai pardavinėja. Super. Ok. Call centrai. Ok. Studentams vėlgi. Ja, kas nepilnas etatas? Geras. Aš patikslinčiau klausimą. Ar eina kalba, kad žūtbūt dabar mums reikia plėsti komandą ir mes ieškome būdų, kaip su minimaliu biudžetu. Ar aiškus, va, kaip sako Morka, ar nevertėtų padirbėti daugiau laiko apie viziją, tikslus, strategiją ir tada bus aišku, ar iš tikrųjų mums reikia konkrečiai pardavėjų, ar mums reikia galbūt sistemos, kuri generuoja lytsus ir gal visą kitą mes galim puikiausiai padaryti patys. Tai kas yra šiuo metu svarbiau, nes ar sprendimas, ar kodėl mums to reikia? Geras. Ok, ačiū. Jo, kėdė. Jeigu yra sukurtas produktas, veikla yra užsisukus. Taip? Ir mums dabar reikia pasididinti ir jau pereiti į tą ne tik ant nulio važiuoti, bet ir pasididinti jau kažkokį tą pelningumą. Ar šitoj vietoj gali gelbėti kažkoks tai prioritetų nusistatymas ir laiko valdymas su esamais resursais turimais komandos veikėjais? Super. Gerai, ačiū. Prioritetai. Ok. Orientuotis plėtra pati, ar ne? Ar buvo rinka ir kalbėta, tiesiog bandyti ieškoti kontaktų per tą patį networkingą, susisiekti tiesiog pasišnekėti. Gal net nereikės labai didelės tos pardavimų komandos, kaip ir networkingo bus galima pasiekti tą žmogų. Super. Ok. Ar yra idealaus kliento profilis susidarytas, ta prasme, negaišti laiko su beverčiais klientais? Ok. Idealus kliento profilis. Ar pats tas organizacijos narys turi fiziškai laiko bendrauti su klientais? Jeigu būtų tų pačių lydų, ar jisai turėtų laiko jiems paskambinti? Ir jeigu jau bendravo ir pasisekė parduoti vis tiek, tai kodėl nebandė dar to padaryti ir su didesniu kiekiu, tiesiog nebijoti? Geras, ok. Taip. Yra kitas klausimas, ar kompanija yra pasiruošusi, jeigu reikia žmogaus pardavimo, tai jeigu yra žmogus pardavimas ir jisai pavarys, kad jisai parduos, ar yra pasiruošusi patenkinti tą poreikį, ar tai būtų gamyba, ar tai būtų paslauga. Ar pasiruošė kompanija gauti pardavimą. Super, ačiū. Povilai. Kokią verslo dalį pasiruošę savininkai tam super pardavėjui? Kokią dalį? Super. Čia kalba apie akcioną kažkaip? Jo, įmonės akcijas.
čia gal iš savo skaudulio einu ir už tai paduosiu klausimą. Ar šita situacija yra susiformavus iš tikrųjų dėl žmonių trūkumo, o ne taip. Koks yra blokas ar baimė, kuri mane kaip savininką stabdo nuo didesnio ir sėkmingesnio verslo? Okay. Ačiū. Yra dar klausimų? Ar tikrai trūksta tik pardavėjo? Super. Kiek kas? Kiek kainuos, kad nebus pardavėjo? Šią geras. Dar 10 metų, ne? Geras, okei. Nu ką? Ar man labai skauda? Raimonda, ką? Ar skauda? Ar man labai skauda? Okay. Nu gerai. Tai ačiū visiems prisidėjusiam ir taip girdžiu, kad visi kažką ir savo pasiėmė. Ne? Kaip čia sako, savo ir užduodam klausimą. Tai ir tada, gal Roman irgi kažką savo pasiėmė. Jo, iš tokios refleksijos tai tikrai verta būtų galbūt persvarstyti būsimo pardavėjo komandos nario akimis, ar pakankamai ta morka, ta tokia patraukli, galbūt ją labiau susisteminti ir aiškiau įvardinti. Ir tie tokie labiau psichologiniai klausimai buvo įdomus, koks tas blokas, nes aš galvoju, gerai, tarkim, turint sėkmingą verslą, ar aš esu morališkai nusiteikęs, ar nėra taip, kad man yra gerai, kaip yra dabar. Tai čia taip ėjimas psichologiškai į vidų tą išjausti ir galbūt pareflektuoti. Ir kita vertus, kiek kainuos, galbūt man, aš galvoju, geras klausimas, kiek kainuoja neturėjimas, Neturėjimas, jeigu dabar aš svarstau už savo asmeninių pinigų, tai įdėčiau kažkokią sumą X, ar turėčiau, arba aš svarstau, aš prarandu dar 5 metus savo gyvenimo laiko, ir tada nepadarau didesnių dalykų. Tai čia alternatyvus kaštai labai įdomus klausimas buvo. Bet ačiū visiems už gerus klausimus. Super, ačiū visiems. Tai reikia čia paploti visiems, ar ne? Gerai. Šiaip pertrauka. Gerai. Laikėmės kaip su pertrauka ar be pertraukos? Kaip visi jaučiasi? Trumpa. 5 minutės ir po 5 minučių startuojam. Gerai? Tai 6 minutės po. Taip, tai ką? Apie tuščią kėdę galima pagalvoti ir apie savo komandą? Taip. Tai galima naudoti kažkokiam, kai susitiksit. Tai pratimas yra, turbūt nebuvo spaudimo didelio, kada tu užduodi klausimą, bet kėdė yra va čia, tuščia. Gerai. Gražinsim, ne problema. Viską. Va. Čia kaučerio kėdė. Gerai, super. Tai judėkim pakalbėti apie pasitikėjimą. Vat iš Birutės girdėjau žodį ir kažkaip galvoju, reikės. Ir kaip tai veikia pardavimas. Yra toks terminas Johari langai. Galima jo pasidomėti. Tai yra, ten buvo 2 žmonės. Jo kažkas ir ha kažkas, bet Johari langus rasit. Ir čia yra apie atvirumą komandoje. Čia yra apie pasitikėjimą labai. Ir jie išskiria tokias 4 zonas. Tai pirmoji zona yra ta atviroji zona, kur ir aš žinau apie save, ir jūs žinot apie mane. Tai nežinau, kas čia gali būti. Nežinau. Esu sisteminis žmogus. Aš žinau ir turbūt, kas mane pažįsta, žino, man patinka sistemos. Tai čia... Taip. Kažkas, tas atvira zona. Yra kita zona, yra aklumo zona. Kiti mato, man nesako. Tai reiškia, aš apie save nežinau, bet jūs apie mane kažką žino. Yra toks pavyzdys, nežinau. Yra. Raimonda, tu žinai. Antanas nežino, kad jis yra labai užsispyręs. Ok, va. Jau žinau. Ačiū. Ir va tai yra ačiū už tokį grįžtamą ryšį. Ką tik sumažino mano aklumo zoną.
Yra paslėpta zona. Ta paslėpta zona aš kažką apie save žinau, o jums nesakau. Nu. O? Nu, jo, aš jau šiandien pasidalinau su Raimonda, bet... Gerai, pardavimas šitas. Aš nemėgstu daryti šaltų skambučių. Nors aš visą gyvenimą pardavimas yra kas mėgsta. Ne? Kaip pavyzdys. Taip. Taip, prašom. Mes asociacijai gegužės 22 dieną turėsim renginį apie šaltus O! skambučius. Tai viena dalis bus apie tai, kodėl pardavimų žmonės nenori, bijo ir vengia. Okay. Nu, čia per slešą, nes yra visokių priežasčių. Ir ką daryti, kad nebūtų taip, kad gerai, turiu ant kitų darbų, padarysiu rytoj, padarysiu kitą savaitę, padarysiu kitą mėnesį. Tai ką daryti, kad prieiti prie to šalto skambučio. Ir kita dalis, žmogus iš teltonikos pasakos, kaip taisyklingai susidėlioti skriptą, kuris veikia. Super. Nu, čia kaip buvom susitarę. Aš, joga. Per blokus, ne, tada jau į veiksmą. Gerai, ir yra nežinoma zona. Nežinoma zona, nežinau nei aš, nei jūs. Dar reikia patyrinėti save. Ir ką jie sako, kokia logika yra. Mūsų tikslas tikriausiai turėtų būti tą atvirą zoną plėsti. Sutinkat? Kad mažėtų aklumo, kad mažėtų paslėpta zona, kad mažėtų nežinoma zona. Kaip galvojat, ką reikia daryti, kad aklumo zona mažėtų? Kalbėti. Kalbėk. Aš čia tokią formą parašiau. Kalbėk. O ką reikia daryti, kad paslėpta zona mažėtų? Ai, palaukit, kalbėk. Klausk. Aš ir žiūriu, kad kažką. Čia klausti. Organizacijose būna, labai dažnai darom tie, 3 tyrimus. Paklausk visus aplink. Visus savo pavaldinius, visus savo aplinką. Paklausk. O tada jau, kad paslėpta, tai jau čia pasakok. Pasakok. Kas mėgsta klausti daugiau iš jūsų? Apie save. Apie save. Kas mėgsta pasakoti? Geras. Raimonda, aš dažnai prieinu, Raimonda, papasakok apie mane, ko aš nežinau. Ne. Ne, Pirmą kartą. ir aš ne. Ne, nu čia, bet galima. Nes mes bijom. Jo. Ir kas dar baisiausia yra, čia šitą dalyką aš šiaip išgirdau iš Povilo kažkada, man labai užkabino šitas dalykas, kad vadovas galvoja, kad čia yra paslėpta zona, kad tik jisai žino. Ir darbuotojai galvoja, bet darbuotojai žino apie tai, ką mes slepiam. Ir tada aš suspaudęs nepasakoju, jie kaip ir nefaina papasakoti jam, nes jisai čia. Nu ir ką, ir mes visi vaikštom tokie susispaudę. Ir kalbam apie pasitikėjimą čia, mes wow, kaip pasitikim. Nu tai va, tai yra tiesos? Okay. Nu tai patyrinėkim dabar apie tos pardavimus kiekvieną langą. Taip. Ne? Nu, pasitikėjimas tai tas cementas, ne? Betonas, cementas, kas laiko komandą. Sutiksit. Tai jeigu nėra pasitikėjimo, tai čia papučia vėjelis ir kaip tų 3 paršiukų namelis. Tai iš esmės per tokius 3 etapus galima pereiti. Per pardavėjo prizmę, ką reiškia pasitikėjimas. Pavyzdžiui, pardavėjas pasako, kad klientai vis dažniau lygina kainą su konkurentais. Ateina informacija. Ne? Ateina. Atvira zona. Visi viską supranta. Nėra taip, kad žinau, kad bitė pasiūlė tokią kainą, o Tele2 to ruošiasi kažką daryti, bet teliu ir niekam nieko nesakau. Ne? Nu, ta prasme, prarandam. Komanda praranda. Tada yra vadovo pavyzdys, ne? Kaip vadovas gali per savo prizmę žiūrėti, tai dalinti su komanda. Ne tik tais, kad nurodyti ir deleguoti užduotis, bet iš esmės ir dalinti su komanda vertybėm, tikslais, kam yra labai aktualu apskritai, kur eina. Ir trečias dalykas tai yra per veiksmai. Per veiksmus konkrečius, ką susikuria komanda pati. Rytiniai susitikimai, savaitiniai susitikimai. Tai noriu jūsų paklausti, iš savo gyvenimo patirties pavyzdžių su pardavėjais. Ne?
Kaip galima tą atvirumo zoną dar plėsti? Kokį pavyzdį? Yra pardavėjų čia. Taip. O, prašau. Taip. Jo, pardavėjo pavyzdys. Kaip plėsti atvirą zoną. Taip. Kai aš dirbau komandoje kaip pardavėjas, labai prisimenu vieną iš tokių momentų, kurie man padėjo augti kaip pardavėjui. Tai santykis su vadovu toksai, ir pradžioje aš net nesupratau, kaip tas buvo sukurta, kur aš nebijau klysti. Okay. Nebijau klysti. Paskui jau supratau, kaip padarė, kad pradžiai pagiria, pradžiai pasako, kaip fainai, o kai koreguoja kažką, ką galima pagerinti, tai koreguoja kaip labai techninį mažą dalyką. Ir tada susidaro įspūdis, kad čia normalus procesas, kad aš galiu kažko nežinoti, galiu kažko nemokėti. Tai man atrodo, kad kol nėra to jausmo, kad aš nebijau klysti ir apie tai pasakyti, kaip man sekėsi iš tikrųjų savo vadovui, tai niekada neturėsim pilno pasitikėjimo. Super. Kaip tai padaryti, koks galėtų būti veiksmas vadovo? Reguliarus, pirmiausia, mytų susitikimų analizė. Super. Pardaviminių. Yra daug, tai tu žinai, vienas geriau paėjo, kitas blogiau paėjo, dabar parenkam, vadinam. Aš tik noriu pasitikslinti reguliari pardaviminių susitikimų analizę, ne? Ok, super. Tas vadinamasis sumuštinio principas iš vadovo. Nes jeigu tu tik tai, turbūt pritarsiu kolegai, kad jeigu tu tik tai barsi ar ten sakys tik neigiamus dalykus, tai žmogus tiesiog demotyvuosis. Aš kiekvienu vadybininku yra labai skirtingai, bet iš principo tu turi atrasti už ką pagirti ir tada kalbėti apie tas tobulinamas vietas ir tuos žodžius net parinkti, ne tai, kad čia blogas dalykas, negeras dalykas, reikia taisyti, o kitaip parinkti, tobulinanti vieta ir panašiai. Kaip geras. Sumuštinis, ne? Okay. Geras, blogas, geras. Vadovo dar pavyzdžio galėtų būti, kad pats vadovas turėtų parodyti pavyzdį, kad jisai nebijo kalbėti apie savo padarytas klaidas ir failus. Tokiu būdu būti pažeidžiamas ir leisti suprasti, kad visi žmonės irgi tada gali kalbėti apie savo klaidas ir tada tai gali paskatinti kitus įeiti į tą zoną ir lygiai taip pat daryti. Žinau, viena iš tokių vienų sėkmingiausių pasaulio žaidimų kūrimo įmonių, tai turi Fail Nights, kur kas savaitę aptarė didžiausius savo failus ir atšvenčia tai, ką jie išmoko iš to failo. Švenčia netgi toks, ne patį failą, bet ką iš to išmoko. Fail Nights. Ok. Čia irgi reikia asociacijai padaryti Fail Nights. Yra, ne? Ok. O gal kartais padaryti taip, kad brandas pats kalbėtų už save. Na, dabar pamačiau tokį rinktinę, kad Ferrari didžiausia marža. Bet turi mažiausiai pardavimų, lyginant su BMW, Tesla ir visą kitą. Tai dirbti ties brando kalbėjimo už save tema, kad padėti pardavėjui neturėti palyginimo kainos su kitų konkurentų. Tai yra suportinti pardavėją per brando žinomumą, ne? Nu tą pažinimą. Taip. Kuo išskirtinumas yra mūsų kitų, jeigu kaina didesnė. Super. Vadovas turėtų pabendrauti su savo komanda ne tik darbiniais klausimais, pasidaryti mitingų ar pasėdėjimų, kur galima tiesiog apie orą, aš kaip sakau, bet tai irgi sukuria ryšį. Super. Kaip pavadintas susitikimas? Neformalus. Kavos pertraukėlė. Mes kitaip vadinam, kad kiekviena komanda turi aišku pavadinimus, bet leisti pasijuokti, leisti pakalbėti apie gyvenimą ir tada pardavėjas netgi kartais savo pasakoja savo asmeninių dalykų, kodėl jis, tarkim, šiandien blogai jaučiasi, nes kažkas pas jį atsitiko šeimoje ir jis nebijo tau to pasakyti, tu gali netgi patarti. Aišku, čia turi pagauti ribą, vis tiek turi šiek tiek ribą nubrėžti kiek, nes kai kurie tada tavo 10 vakare buvo susiuntinėsi Messengerį, tai turi pagauti ribą, bet turi leisti, kad galėtų tam kalbėti, nes jie kai gerai jaučiasi, jie tada gerai dirba. Okay. Blogiausias vadovo pavyzdys yra toks, kad sakėsi vadovas dėl to, kad žinau daugiau negu tu.
A, yra dar tokių? Aš turėjau tokią patirtį. Mano antpečiai yra dėl to tokie, todėl, kad ta informacija, kuri ateina iš aukščiau, nenusileidžia žemyn. Tai kai aš tapau vadovu, aš tariau visiškai priešingai. Aš viską iškart sakiau, kas ateina iš viršaus ir tada jau pasitikėjimo komandai. Tai vadovas turėtų būti tas laidininkas, ne? Ir iš principo vadovas turėtų būti lyderis, ne vadovas. Okay. Gerai, lyderis. Na, tą atvirą zoną mes plėsim dar su kitom 4 skaidriam, tai kviečiu, kaipgi su tuo nutylėjimu. Ta paslėpta zona. Bijodamas būti vertinamas, pardavėjas nutyli, kad jam, pavyzdžiui, sunku pasiekti KPIs. Buvo tokia situacija? Ne, nepasakoju vadovą. Bijau šaltų skambučių. Va, bijau šaltų skambučių. Ir nesakau. Dėl to, kad pardavėjas galvoja, kad vadovas jo neišgirs, nepaklaus, kaip gali jam padėti, o tiesiog nuteis. Yra tokių vadovų, kurie tiesiog nuteisia, kad tu privalai padaryti, bet neieško sprendimų, kaip padėti. Super. Kas iš jūsų buvot perdegę, bet slėpė tai nuo visų? Žiūrėkit. Ne, kam aš čia vadovas turi būti stiprus. O. Kaip? A? Jo, pavyzdį reikia. Kaip? Mirk darbe. Jo, stiprus. Super. Tai va apie veiksmus tada labiau pakalbėkime, ne? Tai ką galima čia daryti, va, kad ta paslėpta zona visgi pas mus mažėtų? Emocinės kompetencijos žinios visam kolektyvui, tame tarpe ir vadovui, nes tada tampa, jaučiasi saugus žmogus kalbėti, supranta, kas su juo yra. Geras. Čia šiaip iš gyvenimiškos patirties pradedam dirbti, pavyzdžiui, su vadovu įmonės. Ir jis sako, žinai, bet man nereikia mano komandą pakaučink, jie ten biškai nesupranta. Jo. Su manim tai viskas varkoja. Va, išmokink juos. Okay. Aš manau, kad vadovas turi turėti irgi žmogus, kurio galėtų pasikalbėti galbūt savo vadovą. Nes, taip, aš, pavyzdžiui, tą darau, kad aš prieš savo komandą galbūt nerodau savo tų emocijų, jeigu ten stresas yra, nes aš bijau jiems perduoti to. Bet aš turiu savo vadovą, kuriam galiu pasakyti ir tas man padeda. Okay. Super. Ja. Vadovas irgi žmogus, ne? Su ko verslo savininkas kalbės? Čia tokia. Psichologas. Okay. Ja. Su? Geras. Super. Super. Ačiū. Gerai, kas dar? Strategijom, vizijom ir panašiais dalykais, tais pačiais finansiniais biudžetais, jeigu tam yra kažkokia info iš aukščiau, kad galbūt dalintis. Atvirumo politika visiškai aišku, kad būtų. Mes esame. Čia angliškai tas radical truth, ne? Geras. Neslėpti. Tik turi būti geros sutartys pasirašytos konfidencialų. Okay. Tai veiksmai konfidencialumo sutartys. Konfidencialumo sutartys irgi veiksmus, ne? Taip, nes jeigu gera sutartis, tai tu žinai, kad tas, kas viduje nieks neišeis, nes neapsimoka. Okay. Gal tos neformalų bendravimą ir tą atvirumą skatinti padėtų, kaip yra planuojami darbiniai susitikimai ir tikslų ir visų apsibrėžimas, taip pat ir neformaliojo bendravimo reguliarus planavimas. Super. Neformalūs susitikimai vėl. Geras. Lean kokybės valdyba yra toks saičių susirinkimai ir ten vienas iš sisteminių dalykų, kuris vyksta dažniausiai kasdien, tai yra aptariamos problemos. Tai reiškia, aš turiu tikslą, tam, kad pasiekti tą tikslą, man trukdo tokia problema. Ir štai kaip aš planuoju ją spręsti. Tai reiškia, savotiškai skatinamas sistemingas kalbėjimas apie problemas įmonės, atviras kalbėjimas ir tada galbūt žmonės nesusitapatina. Jo, ir dar prie vieno veiksmo pridėčiau labai
nekaltinti žmonių, nes vadovai turi polinkį, tu nepadarėjai, nepasiekė, bet ten dažniausiai dekonstruojant problemos priežastis per 5 kodėl technika ir visa kita, ten dažniausiai surandama, kad problema būna arba dažnai pačiam vadovė, arba strategijoje, arba galbūt kažkoks, o dažniausiai visas lazdas gauna tas žmogus, kuriam nepavyksta dėl kažkokių priežasčių pasiekti rezultatą. Tai pagal Liną ten tik yra apie 10% gal atvejų, kur žmogaus dėka nepavyksta pasiekti rezultatą, o ne kažkokios Sisteminga. Geras. Bet ir yra tas pasakymas, kad 90% sėkmės yra sistemos. Taip. Čia turbūt reikėtų dar, kad pardavėjas suvoktų, kad yra ne vienas būdas pasiekti tų KPIs. Ir ar jisai mato tos įrankius ir jeigu, pavyzdžiui, Sergejus bijo daryti šaltus skambučius, gal yra ten plus ką kitų įrankių, ko jis gali pasiekti. Tai klausimas, ar jisai, ar yra ta kultūra, kuri leidžia jam sakyti, va šis įrankis aš nenoriu, netinka, o šuo užtais. Labai geras. Aš sakyčiau, kad vadovas, tas, kuris komandoje vertina savo kolegų pardavėjų stipriasias savybės ir jas teisingai padeleguoja, dar labiau sustiprina komandą. Reikia būti bendrosios praktikos gydytojų, jeigu pas tave komanda yra tam, kuriam patinka skambinti, o kitam daryti prezentacijas, o trečiam prezentuoti, tai kam reikia maišyti tas pareigybės. Super. Fokusas į stiprybės. Pratęsčiau, tikrai sutikčiau, kad ir tie patys individualūs pokalbiai, nes ne kiekvienas žmogus nori prie komandos kažką patriauti ir būtent atrasti tas stipriasias pusės, iš vienos pusės individualūs pokalbiai, iš kitos pusės tas žmogus tam dviesi daugiau papasakos negu prie visos komandos. Nu, gut, gerai. Geras. Bet kiek girdžiu, tai vadovas, ane? Labai daug to vadovam daryti. Irgi klausimas turbūt ir vadovam, ne? Tai aklumo zona. Aš kažko nežinau. Tai ką aš galiu padaryti su to? Kiti mato, aš nežinau. Ką aš galiu organizacijoje padaryti, kad sužinočiau. Refleksija. Gerai. Daugiau knygų. Super. Emocinė kompetencija. Gerai, emocijos. Bet jūs jau įrašėt pagrindinį 360. Jo, vienas iš. Taip. Čia tai tas pats susijęs, pavyzdžiui, pastoviai vyksta pokalbiai su darbuotojais ir su komanda. Tai jų metu abipusės pasidalinimas turi būti. Ir per tai gali irgi sužinoti. Jo, geras. Kaip tu? Aš gerai. O tu papasakok daugiau, kas pas tave ten, ne? Nu, toks. Lygiavertis. Taip. Du dalykai. Čia labai gerai, kai įrašom, kad 360 apklausos arba grįžtamojo ryšio sesijos. Tai dar pridėčiau prie jų skliausteliuose, kad bet čia grinai vadovo kompetencija, kad jisai daugiau tylėtų ir daugiau klausytų, žodžiu, tylėtų ir klausytų, o ne pats kalbėtų, kaip kas turi būti padaryta. Tai vienas dalykas, o antras dalykas sukurti, nežinau kaip įvardinti, sukurti atvirkščiai neigiamos patirties profilaktiką. Tai pavyzdžiui, jeigu kažką atėjau į va tokią refleksiją, pasakiau, ką galvoju, paskui anksčiau ir vienur ar kitur išlindo, aš asmeniškai kaip pardavėjas turiu neigiamą patirtį, kad geriau verta patylėti, nes man tai atsiliepia. Tai vat, čia vadovui grinai sukurti profilaktiką visą, kad nebūtų neigiamos patirties. Ja. Kad aplinkiniai nesakytų, kad čia tas tai verksnys, ne? Ar verksnys, ar pavyzdžiui apie save pakalbėjau, ne, kad man sekasi sunkiai. Ir sako, jo, tam tai gerai, nes jis nieko nepasakė apie save. O šitas tai silpnas čia, nu tai ką, tai jam bonuso reikia neišrašyti, pavyzdžiui. Kad neatsisuktų. Taip. Tai vas ir yra, kad tu turi kaip vadovas nuolat galvoti, kad nesukurti pardavėjui neigiamos patirties apie tai, kad jis atviravo ir jam kažkaip netaip baigėsi. Ačiū. Emocinė kompetencija. Nenubausti už atvirumą.
Viskas, kas pasakyta, kažkada bus panaudota. Teoriškai labai gražiai, bet praktinį, Ir turi pats kaip vadovas labai stebėti, ar paskui žinodamas tą informaciją. Bet čia ne tik vadovas, ir komanda Taip, naudos, kai reikės ir šiek toliau. Čia bendra kultūra, ta prasme. Nekame, nes per vieną žmogų čia nevyksta. Čia arba visa bendra kultūra sukurta, tai ir iš karto stop, jeigu kažkas pastebi. Arba ne, arba tada kažkuriuose etapuose kažkur vyksta. Arba būna, kad jeigu kažkas kažką pastebi, tai dažniausiai būna paskiriamas tą dalyką ir išspręsti. Ok, irgi geras. Aš tai dar galvoju, kad kaip įvairiais pavyzdžiais, dar tokio, tarptautiniai kompanijai, didelėje organizacijoje, tokioj vilnietiškoj, viskas kaip ir gerai, bet jeigu eiti tolyn nuo Vilniaus į kokio lietuviško kapitalo ir X kartos vadovo tipo, man tai čia atrodo misija neįmanoma. Viskas įmanoma. Būkim šitie. Jeigu noro yra galvoj, jeigu noro galvoj nėra, tai tada... Bet jo, ačiū. Noro galvoj nėra, geras pasakymas. Ko? Noro galvoj nėra. Ok. Nu gerai. Aklumo zona. Vėl girdžiu vadovas. Kur ta komanda, ne? Atrodo, kad vadovas viską turi daryti, išlepinti visą komandą ir tada jie tokie, kad tik jų nepaliesti absoliučiai. Netaps tie mūsų komandos nariai tokie jautrus baisiai. Geras kampas. Ant debesiukų reikia laikyti. Ką komanda turi daryti, kad ta aklumo zona mažėtų? Sakau, taip atrodo, ta komanda taip saugoti, kad tik tai nesusižeistų, neįsiskaudintų. Eiti į darbą jie turėtų. Eiti į darbą. Neiti į darbą. Komanda. Ir tada. Ok. Aš taip slapčia truputėlį galvoju, visai gal faini buvo anie laikai, kur visi žinojo, kad eina į darbą, dirba, niekas niekam neįdomu. Planą turėjo. Taip, planą turėjo ir varosi. Ir dabar Taip. Visi. Čia, žinokit, vieną irgi pasidalinsiu. Aš buvau šoke. Yra tas Gallup tyrimas. Gal kažkas žinot. Praeiti metai. Europą. Tik 20% žmonių dirbančių aktyviai įsitraukia. 20 aktyviai neįsitraukia. O kiti... Tiesiog neįsitraukia. Kaip? Nu, toks šokiruojantis, ne? Nu, man buvo šokiruojantis. Nu, nežinau, ar planktonas, bet aš tikiu, kad čia yra tie 20. Yra tie, kur skraido, ne? Yra tie, kurie plaukia 60% ir tie, kur jau ten aktyviai neįsitraukia. Aš kaip suprantu, tie ir labiausiai komandas visas ardo. Bet čia nėra ką tuo tyrimu stebėtis, čia 100 metų taip veikia. Jo, jis pagerėjo. Taip. Žmonių sudaro 8% rezultatų. Tai čia... Paretas, kas nori, ne? Kitaip nebuvo niekada. Visa ekonomika pastatyta ant 20% aktyvistų, kurie nutrūkė nuo realybės. Crazy. Mes kaip tik diskutavome, kad vertybė kaip darbštumas kažkaip išnyko. Dabar visi nori dirbti 4 dienas per savaitę, kad kuo mažiau dirbti, tai išnaina visi taip kaip tik, jeigu nori geriau gyventi, tai 6 dienas per savaitę, vieną dieną. Va čia yra klausimas, jeigu tu esi darbštus, skiri savo tikslus, tai ką reiškia gyvenimas? Darbštumas dabar nevadinasi. Bet jeigu kaip vadovas sukuria aplinką, kad pardavėjai sveikai konkuruoja, žinodami morkas, tai vadovai nereikia bėginėti. Kolektyvas pats išspjauna tą, kuris nesiekia rezultatų. Taip. Nu, čia tas atskaitomybė komandos vienas su kitu, ne? Tikrai taip. Aš sakyčiau taip, tu tiesiog pajunti, kad tu neturi terpę ir tu pats paduodi pareiškimą. Ok. Nors jeigu tu pradedi tingėti, o kiti varo, tai tu esi sitinkūnis. Taip. Jis mobbingu apkaltina kitus dalykus. Bet šito aklumo zonoje aš prisiminiau tiesiog vieną pavyzdį iš savo, kaip pardavėjo praktikos. Aš tada dirbau dideliam korporate ir mes buvom pardavėjų komanda. Ir ten buvom pasiekę tokią lygį, žiūrėjau, tą aklumo zoną ten jau net nebuvom akli, kad galėdom ateiti vienas kitam ir pasakyti šūdama lišį mėnesį, tai gal biškai pasistenk.
Bet ne vadovas, bet pardavėjai vieni kitiem ir tai nebuvo kaip įžeidimas ar ten, kaip tu čia taip drįsti, bet tiesiog, come on. Ir dar kokios tau pagalbos reikia. Ja. Bet ne tai, kad tu ten šaunuolė viskas, bet tu šūdamali šį mėnesį pasistenk. Tai tas buvo žiauriai faina, aš kai galvojau dabar, wow, kai mes ten realiai varėm. Aišku, labai greit ir pabirėjo komanda, nes sudegė. Nežinau, čia gerai gyvenimas. Bet buvo faina, tas periodas buvo labai geras. Taip gerai sudegėm. Išėjo besintis, ne? Geras. Gerai, žiūrime 4. Taip. Gerai. Tai 4 yra ta, nežinoma zona. O ką čia daryti galim? Sako, eksperimentuokite su rolėmis, kvieskite išorinius partnerius refleksijai. Ką ten daro? Eik padirbk pardavėjų, eik padirbk prie kliento, ne? Išgirsti daugiau grįžtamą ryšį, bet gal kažkas dar manot, kaip ta nežinoma zona? Kokios dar mintis? Aš visą laiką su aplinkiniais, ne konkurentais, bet aplinkiniais partneriais, tiekėjais, tam kažkur šalia verslais, tai, sakysim, ten daug aktyvumo, daug informacijos iš ten susirinkdavau, ta prasme, daug dėmesio laiko, sakysim, papildomai susitik, pakalbėti apie rinką, išsivysto daug informacijos iš tos. Tai konkurentai, ne? Ne konkurentai, būtent tiekėjai. Tiekėjai, okei, partneriai, geras. Sinerginiai, dar kažkas, tai Jo, jie mato plačiau. konkuruoji, tau gali atvirai pasakyti. Super, okei. Kas dar? Vadovas gali duoti papildomų darbų komandos nariams ir pažiūrėti, kaip jie susitvarko, taip galima atrasti tas stipriasias pusės ir sužiūrėti pareigų keitimo įmonėje. Okay. O ką komandos narys gali padaryti? Šiaip būtų įdomu, iš tikrųjų, čia dar iš vadovo pusės. Vadovas, vandintų nieko neįspėjęs, ten dieną, dviem, nei telefonai be ryšio, be nieko. Geras. Ir pasižiūrėti, ką komanda daro. Būtų problema, ar ne? Paskirti vadovų. Man atrodo, kad puikiai susitvarkytų ir gal kartais net geriau negu tas vadovas šalia yra. Nes lengviau vadovų paklausti. Geras. Po to nepatogu, taip, ne? O, be manęs, žiūrėk, viską padarė. Iš pardavėjo pusės, tai sakyčiau, pasiimti daugiau proaktyvumo, atsakomybės, atimti iš vadovo darbą. Super. Tai iš karto, jeigu matai, kad niekas kitas iš vadovo darbo netiminėja, o tu atiminėjai, tai tu pirmas bus įvertintas. Taip. Nes tu sumažinsi vadovo skausmą, nes jam iš viršaus ir taip ten. Ateina vienas pavyzdys iš to, ką Google'as taiko, ne, tam vieną dieną per savaitę leidžia skirti, daryti kas ką nori savo komandai. Ten žmonės būna, kad save atranda, o yra tokia kompanija Steam, kur kūrė žaidimus ir pardavinėja internete, tai iš vis žmogus, kai ateina tenai dirbti, jisai ateina be rolės ir tiesiog gali bet ką daryti įmonėje, ne, kas būtų vertinga ir naudinga klientam ir įmonėje. Ir jisai bet kada gali pakeisti savo rolę. Tai reiškia, kad sugalvoju jisai gali, šitas jam nebepatinka, gali pakeisti kryptį. Tai tokiu būdu galbūt atradimas per eksperimentus. Geras. Ir mane kas nustebino, tai galima tiesiog paklausti partnerių bendrai kūrėjo komandos narių, pasakyk man, ko aš apie save, apie mane kažką, ką aš nežinau, arba nustebink mane. Toks klausimas jisai gali padėti. Ir trečias dar dalykas yra tokia praktika ikigai japonų, ten pašaukimo atradimo ir tam tokie burbulai, kas patinka daryti, už ką tau ten buvo toks klausimas, už ką tau kiti paprastai ateina, ten ir linkę sumokėti pinigų, arba kokio patarimo pas tave ateina. Ir ten pagal tai galima būtų pačiam žmogui susivokti, kokios jos stiprios pusės, nes jeigu pas tave ateina klausia patarimo tos srities, vadinasi, tavim pasitikit toj srityje ir galbūt tu tame esi geras. Tai tokie galimybės tokios atrasti nežinomą tą zoną. Taip, kokių patarimų ateina pas mane, pagalvokite visi, ne? Geras. Pirmas apima, kai galvoju, pas mane tai jokių patarimų. Okay. Nes pirma mintis tai dažniausiai, bent jau aš kai savo anksčiau užduodavau klausimą, galvoju, nežinau, turbūt niekas nėra pas mane labai neklausia. O kaip iš tikrųjų yra? Kaip panagrinėjai, pasirodo klausia. Okay.
Geras. Taip. Aš nebūsiu populiari, bet noriu pakvesionuoti va šitą punktą, kur užrašyta papildomas rolės. Ar mes čia žiūrim iš vadovo pusės, aš mielai paskirstyčiau papildomų rolių savo komandai, bet žiūrint iš darbuotojo pardavėjo, kodėl turėčiau, ar man už tai moka, dažniausiai ne už papildomas rolės. Ir aš tada niekada nesuprantu tų darbinių santykių, kai vadovas piktinasi pardavėjų, kuris nenori padaryti ekstra mailos, o gal tu ekstra eurą duok tada ir tada bus ekstra mailas. Tai man tokie kvepia išnaudojimu. Tu padaryk ekstra, bet šiaip aš tau nieko už tai neduosiu. Tai norėjau paklausti, ką jūs turite omeny, kurie sakė apie papildomą rolę. Tai čia visiems klausimas, nereikia net žmogų, ne? Kaip kiti matot. Tik atradimas, kuo darbuotojas dar gali išsiskirti, gal jisai turi kažkokių išskirtinumų, jisai gal ne toj vietoj sėdi, aš kažkur kitur. Bet tada man nuims KPI-sus, ar kaip? Pavyzdžiui, kol aš darau papildomą rolę ir 4 valandas užsiemu ne KPI-sų vykdymu, kuriuos aš paskui mėnesio gale, nuo kurių man priklausys bonusas. Ir paskui aš tada tuos 4 valandas turėsiu atimti iš savo šeimos, pavyzdžiui. Čia kėdžiai, va, čia ko. Kėdžiai. Čia kėdžiai klausimas. Tai va, kaip tada ar aš kažko nesuprantu, Nu, gal yra sėkmės istorijų, yra pas ką nors tokia papildoma rolė. Kai kuriais atvejais, tai, nežinau, kurus vardu, bet Sandrija, aš esu Veronika. Bet aš manyčiau, kad Sandrija esmė yra tame, kad kartais po 4 valandų tau nušvitimas įvyksta, kuo tau darbuotojas gal tikrai jam pakeisti poziciją. Gal jisai kažkokiu kitoj vietoje atsiskleis ir po 4 valandų, gal net po savaitės ar po mėnesio. Bet paskui jisai net ir pats gal save atras ir sakys, žinai ką, aš noriu pakeisti kėdę, gal aš noriu tenais. Ir kartais tos papildomos rolės padeda jam išsiskleisti kaip gėdė, o kartais ne. Gal kitą kartą tada dar pasiūlys ir atsiskleis kitoj vietoj. Ne visada viskas gali gyvenime būti paremta tik tai pinigais, ne? Mes santykius turim su draugais ir jie mums neatsiskaito pinigais. Kartais ir darbe yra santykiai ne tik paremti finansinę išraišką arba paglostymą ir tėviškus pakstiemus. Super. Gal papildomą rolę gali skirti tik tai tuo atveju, jeigu gerai pažįsti savo darbuotoją. Ir jeigu tu matai, kad galbūt jam, nežinau, pardavinėjant patinka, nežinau, dar daryti kažkokią analitinę dalį, kodėl jam nesuteikti tos galimybės, šiek tiek duoti tai, kas jam dar patinka. Ir jis tada nejaus tokio stygiaus, ar ne, ar piniginio, ar kito, bet jis jaus įvertinimą, kad, vadovas pastebėjo. Faina. Labai gerai. Tiesiog įdarbinant ar apkalbėti reikia tokius dalykus, kad pavyzdžiui, pas mus tai darbo mes apkeičiam roles ir Susitarimai. Čia yra organizacijos kultūra, kur tu tiesiog gali sudaryti, jeigu ateina yra poreikis ir noras iš darbuotojų, tai tu tiesiog gali sudaryti sąlygas tam, bet ne kaip prievartos priemonė ar prievolė. Čia turi būti tarpusavį susitarimas, ar pats vadybininkas, kaip pavyzdys, mano atveju buvo irgi, ar pats vadybininkas nori, nes yra kurie kaip tik nori tų papildomų darbų tam, kad kažką naujo išmokti ir paskui pakeičia kėdę. Tarkim, aš turėjau situaciją, kai pas mane buvo pardavimų vadybininkas ir aš pastebėjau tam tikras jo savybės ir paskui savininkui parekomendavau duoti dirbti su naujų projektų, šiuo metu projektų vadovė dirba. Kita vadybininkė, tarkim, irgi pastebėjau kitas jos savybės ir dabar į HR išėjo, nes tai matosi, kad tą turi ir žmogus ten pražydo. Tai nereiškia, kad tai yra išnaudojimas. Jeigu žmogus sako, ne, aš nenoriu, tai nereikia versti. Jeigu yra kažkokių papildomų darbų, kurie, tarkim, yra po darbo valandų, tai pasiūlyt kaip papildomą užmokestį ir žmogus gali sutikti. Čia turi būti tarpusavį žmonės kalbėti. Nes tie, kurie nori kažką naujo išbandyti, jie būna patys pasisiūlę. Aš labai noriu atliepti iš savo patirties kaip coachingo specialistė, ypač kai dirbu įmonių viduje su komandų nariais, nes reikia juos pakaučinti, jeigu ten tokie. Tai labai dažnai žmonės bijo pasakyti. Jie bijo, kad jie bus vertinami, jie bijo, kad jie yra nepakankami, jie bijo, kad jie nesugebės, jie bijo, kad neturi kompetencijų. Žmogus
dažnai save nusivertina ir jis net bijo ateiti ir pasakyti. Ir labai stebiu tą tokį gražų dalyką, kai žmonės pradeda vaikščioti per įmonę, nes jie įsidrąsina, jie atranda, jie pamato, kad jie visgi yra enough. Ir jie tada eina pas vadovą, jie tada eina į kitą skyrių, bet jie bijo pasakyti. O vadovas tada pyksta, tai ko jie čia neina, ko jie čia nedaro. Bet žmonės tiesiog bijo pasakyti, netgi jeigu vadovas ir one-to-one kalba, ne, vadinasi, kažkur yra tarpas tarp to pasitikėjimo. Bet jie nori, jie gali, bet jie bijo. Jie nepasitikė savimi ir panašiai. Tai šitą fenomeną matau. Čia dabar iš vadovo pusės, kaip čia priversti daryti dar kažką, tai gali iš pardavėjų iniciatyvos būtų. Taip. Ir mes turbūt, darai pardavimus, nors ir tie turbūt priklauso, ne visi ten pagal valandas, pagal konvejerį, kaip sakant, kiek valandas dirbai, tiek ir rezultatą gauni, nebūtinai. Visoks dienos rautas gali būti, turi laisvo laiko, turi iniciatyvos, gali nueiti padaryti ekstremailą. Eini į darbą, spręsti įmonės problemas, tau mokau pinigus už tai, prasme, kad atėjęs spręstum įmonės problemas. Tai jeigu gali išspręsti papildomai šalia kažkokią problemą, tai nebūtinai ten reikia, ta prasme, išsimelžti papildomą eurą už tai. Dar labai savo karjeros pradžioj dirbau call centre ir irgi buvo tas rolių pasikeitimas. Tiesiog, kas nori nueiti pabandyti kitą rolę, nes irgi rinkos įmonės žmonės, kur į ką, kur auginti. Tai čia tas augimo potencialas. Tai aš atsimenu, kai mane įdėjo į back office klientų aptarnavimą ir pasodino prie kažkokios sistemos, tai aš kaip bėgau iš ten greitai, jau kaip aš iš ten bėgau, supratau, aš ten tikrai nenoriu, tikrai negaliu ir tikrai nebūsiu. Tai čia kėdė irgi, tas rolių davimas pasižaisti tiesiog roliam, nes tarp skyrių irgi vyksta, ne, kur yra marketingas, kur yra pardavimai ir ten ir visa kita, kur kliento aptarnavimas, kad pajaustų. Mes tai turėdavom, kai dirbau dideliai kompanijai, mes turėdavom, gal kas ir daro, Gemba. Gemba. Tai vat būtent, tai kad tu sakai, Raimonda, būtent, ar ne, nežinau, marketingas ir pardavimai, bet kurią kitą sritį paims, ar ne, tai būtent kildavo daug tarpusavy tų tokių, žinai, konfliktų. Ai, tai jie čia kažko gal nepadaro, tai čia dabar mes turim daryti. Tai pas mus buvo galima gembinti. Vat tą padarinį ateini, stebi ir analizuoji. Ne? Ir tada tu susipažįsti su tuo padariniu, su kokiam problemom jie susiduria ir tada tu gali atsinešti čia į savo teamą ir žiūrėti, ar ne, gal tik mes kažko duodam jiem. Ir čia problema yra iš kitos pusės. Ta gemba irgi yra labai naudinga. Ir tas išlipimas iš komforto zonos, kartais sugalvoji, kad tu nežinai, tarkim, aš turėjau savo asmeninę patirtį, aš dirbau įmonį su pardavimais ir man vieną dieną atėjo ir pasakė, kad aš dabar dirbsiu ne tik su pardavimais, bet ir su marketingu. Ir man iš karto stresas, aš ten to nežinau, ano nežinau. Visą laiką būna ta pirma mintis stresas, nesvarbu tie pokyčiai geri ar blogi. Šiuo metu aš esu dėl to dėkinga, nes aš daug išmokau, dar daugiau prisidedu prie komandos ir tobulėju. Ne visi taip mąsto ir ne visi to nori, bet čia irgi yra išlipimas iš komforto zonos, iš kažko naujo išmokimo. Taip. Super. Čia ta nežinoma zona. Norėtųsi irgi tą pusę Kaizen irgi metodai, procesas gerai organizuotas yra. Teisingai, tai pavyzdžiui, komandinės Kaizen sesijos, jos šiaip atskleidžia labai potencialą žmonių labai stipriai iš tiesų. Ir iškelia iš tą mūsų tokį kasdienio operacinio to tokio lygmens, ir truputėlį žmogų, darbuotojai tą tokį strateginį truputėlį vaidmenį leidžia pasijausti, kad jisai gali truputėlį pagalvoti apie optimizavimą iš tokios strateginės pusės. Tai nežinau. Super, ačiū už pasidalinimą. Labai veikia šiaip, gerai organizuotas. Didelė kompanija, kuri orientuota į rezultatą, ar ne, o mes visi vadovai orientuoti į rezultatą, tai būtent Kaizenas, Gemba, tai yra vienas iš tų dalykų, ką galima įdėti organizacijoje ir pasiekti gerų rezultatų, nes tai skatina ir patį darbuotoją galvoti, kaip pagerinti procesus, kaip teisingai sako. Tai šitie dalykai tikrai labai veikia ir tikrai labai gerai aktyvina. Pas mus netgi buvo bonusas už Kaizeną. Ir įmonės mastu tai būdavo kaip motivacinis klausimas. Geras. Kalbant apie atlyginimą, tarkim, irgi yra bonusinė sistema, kur visiems pardavėjams yra vienoda, ir yra tas fiksas, kur pagal konfidencialumo sutartį tai yra asmeninė informacija. Ir jeigu žmogus po metų laiko pas mane ateina kalbėti dėl fiksuotos dalies pakelimo,
aš tam žmogui, kuris rodė daugiau iniciatyvos, aš tam pakelsiu, bet tas, kuris nieko nedarė, visiškai aš tam nepakelsiu atlyginimą. Tai čia irgi yra net ir pinigų klausimas. Bet ar tas vadybininkas žino, kad jisai už tai gaus bonusą? Tai ne bonusas, tai yra fiksuotos dalies pakėlimas. Taip, bonusai visiems vienodai yra. Čia jau kalbame apie tą atlyginimą. Visi žino, kada keliami atlyginimai, ne pas įmonėse, visi žino. Ruošiasi, pasiraito rankovės, ten planuoja, strateguoja į pokalbės. Aš dar tokia atveju klausimą, reikia vadovam mokintis kartu kaitos, ko negalima klausti šitų gamma, z, y ir visą kitą, joms čia palengvintų gyvenimą ar ne? Atviras klausimas. Okay. Aš dariau pranešimą aštuntokam. Ir žinot, visi aštuntokai, aini tokie paaugliai jau kaip ir eina į pasaulį, jau tu čia gimnazija. Ir aš klausiu, kas iš jūsų nori būti vadovais? Nė vienos rankos. Kas iš jūsų nori būti verslo savininkais? Tokia viena rankytė. Taip. Tai gerai, kelks. Ir aš tokia stoviu ir galvoju, ką toliau Raimondas sakyti. Ir klausiu, o kodėl nenorit? Per daug atsakomybių. Tai jie man taip pat ir pasakė, ir aš tokia stoviu galvoju, tai kokie, kas vyksta? Bet geras klausimas, diskusija, galėsim... Ar vadovui reikia į tai gilinti, skaityti emociškai, ten rasti knygų, ruošti save, nes tu ateini iš ten 1900, ten kada tu gimėjai ir tada ten staiga tau. Okay. Ką tu čia kalbi? Tai jie patys išmokė. Tai minkštasuolis, tik stalai šito futbolo, tai kur čia bėgti dar, kur pagalvėlę pakišti ir ten, ką ten dar daryti ar nedaryti čia? Kalba išmokti. Skiriasi kartos. Iš tikrųjų, nes tarkim, jeigu ateina žmogus 20 kelių metų ir ateina žmogus ten, tarkim, 30 kelių metų, tai yra dvi skirtingos asmenybės, kad tas labai ryškiai matos ir tu turi skirtingai dirbti. Super. Tai va šitas trikampis, tas Lencioni, 5 komandos disfunkcijos arba sėkminga komanda, kaip svajonių komandos kūrimas. Tai... Mes labai apie čia kalbėjom su jumis šiandien. Nu, gal šiek tiek dar apie konfliktuoti. Bet iš esmės žiūrint, pavyzdžiui, ir šitą modelį, va čia ir išnyksta lytis, išnyksta kartos, ar ne, jeigu mes einam per tuos bazinius dalykus, per tą pasitikėjimą. Dėl to ir buvo vienas netgi iš to įsivertinimo mokymai. Ne? Kokių mokymų reikia, kokių kompetencijų vadovui trūksta komandos nariam, galbūt ne kaip parduoto, gal kaip bendrauti su jaunesniu kolega, ar kas ten vyksta tarp vyrų ir moterų ir panašiai. Nu, čia visi tie gilesni klausimai, ne tik tais pardavimo kompetencija. Nu ir čia yra ta, ką turim, ką neturim, ne, įsivertinti. Tai yra pasitikėjimas, ar yra tas kaukės ar uždarumas? Politika. Yra, mokam konfliktuoti konstruktyviai. Ateiti ir pasakyti problemą. Ar čia tokia dirbtinė harmonija? Būna bus harmonija organizacija. Viskas yra gerai, visus. Bet visi tyliai kalbasi. Jo. Ar yra aiškus įsipareigojimas? Čia mano, čia tavo, taip matuosim. Ar visgi yra tas angliškai ambiguity, ne? Jo, čia dažniausiai dirba, taip grupės dirba, ne? Visi dirba, visi labai dirba, bet apie ką, kaip, kur. Jo. Tada, kai kalbėjote apie kultūrą, tai ar yra aiškiai atskaitomybė, ar visgi tie žemi standartai? Tai galim ir po 15 minučių pradėti. Šiandien baigti galim ir 7, žinokit. Čia galim. Ne, negalim. Nesvarbu kitų laikas. Ne? Sako, negalim. Negalim. O, matai. Nu ir dėmesys rezultatam. Tai ar mes turim tik savo individualus tikslus, ar mes įvardinam, kas yra komandai svarbu. Ir tai yra irgi dažnas dalykas, kad visi savo tikslą siekiam, bet tie tikslai šiek tiek, ne, į kitas pusės. Ar galim atsisakyti savo asmeninio tikslo vardan komandos tikslo? Nu, čia tas lygis jau. Nežinau, šitą knygą, kas ją skaitė, Lencioni? Daug kas, ne? Klaus. Čia, jeigu tik apie komandą, jeigu konsultantas, jeigu kažkokie mokymai, viskas sueina į šitą piramidę. Nu, nežinau, aš nesu matęs kito. Tai
Labai verta paskaityti, tiesiog įsivertinsit. Angliškai tai 5 dysfunctional team. Jeigu lietuviai mes išvertėm kaip svajonių komandą, tai angliškai tai yra kaip tik disfunkcijos 5 komandos ir labai verta čia kažkaip taip. Norėjusi tai įdėti, kad... Bet šiandien tas aptariam tarpusavio pasitikėjimą ir gebėjimą konstruktyviai konfliktuoti. Tam, kad eiti giliau, tai tiesiog laiko nebepakanka, bet ten irgi dar panardyti ir ten super įdomu. Jo, yra tam ir klausimynai, labai paprasti, iš esmės Lincionį. Galima paklausti komandos ir pamatoti kiekvienos tos piramidės lygį. Ir jeigu jau žemiau piam, tai jau kažką netidėliotino veiksmų reikia daryti. Ir tai yra padaryti paprastai, jūs galite tai padaryti anonimiškai. Išleisti komandą. Ir žinokit, jeigu kultūra yra gera organizacija, daug kas pasakys, kad pas mus aš neprisiimu atsakomybės. Arba aš nesijaučiu, kad ten mano komanda įsipareigojimus priėmė. Ir gausit tos skaičius. Būna labai įdomu, kai komanda sako, jo, mes labai savim pasitikime, mes ten tikrai mokam konfliktuoti, viskas yra labai gerai, o kaip su atskaitomybė? Ne, kažkaip tai ne. Tai tada taip, vadinasi, grįžtam atgal. Čia žinot, kaip mes studentam būnam darom anoniminės apklausas ir jie į akis, tarkim, dėstytojai arba mentoriai savo, kad viskas labai gerai, labai fainai, ir duoda anoniminės apklausas, būna kartais visai kitokia atsakymų. Ir jos geria, ir jeigu tu duodi apklausą, kur vardas pavardė, jie neatsako. Bet tai yra labai gerai, kad duoda. Jau reiškia, kultūra yra gera. Jo, joms tai buvo labai keičiama. Ok. Vieną dalyką dar įdėjome į medžiagą darbo su komandų skirtingus būdus ir skirtumai tarp jų. Labai dažnai mes nepagalvojam, kiek daug visko yra. Galima daryti team buildingą, galima mokymus, galima konsultavimą, galima mentoriavimą, galima fasilitavimą ir galima coachingą. Ir tai yra skirtingi būdai. Ir jums irgi reikia atpažinti, jeigu vadovai kalba. Kurio man šiandien reikia? Čia galima įsivertinti, daug čia nesustosiu, čia daugiau, kad būtų irgi vertės, kad galima būtų ir turim... Mėgstamiausią dalį. Pagrindinės žvalgos ir tas vienas dalykas, ką norite, kaip pradžioj sutarėm, ką norite. Pradėti daryti. Ką norite? Nustoti daryti. Ir ką norite tęsti daryti. Tai ar galime sutarti, kad prasuksim tai pratą po vieną įžvalgą, kiekvienas pasidalinsim tam, kad dar daugiau vertės vieni kitiems sukurti? Nes jūsų įžvalgos galbūt bus tas momentas kažkam kitam. Super. Ir turim tam 15 minučių susitarimas, galim viršyti šiandien laiką. Tai reiškia, kad neužtrukim daugiau minutės su savo pasidalinimu. Gerai? Ir einam ne diskusiją, o daugiau dalinimasis. Ką aš? Pradėsiu, nustosiu, tęsiu arba tiesiog įžvalgą. Gerai? Po vieną dalyką. Birut, galim pradėti? Iš šitos pusės. Ne? O iš šitos pusės galim pradėti? Vienas dalykas. Geras. Super. Andriu. Vienas dalykas. Ką šiandien išgirdai ir... Ne? Gerai. Tai tada peržiūrėsi įrašą ir parašysi. Ok, gerai. Povilai, prašau. Kažkaip daugiau dzinį jų, nežinau, kaip vadinti. Čia viskas paprastai. Kartais per daug Susikuriam patys savo baubus gal. Super. Tai čia nustosi daryti, pradėsi daryti ir tęsi. Tęsiu su daugiau įjungto dzin. Super. Geras. Man tai gal bendrai su komunikacija, nes komunikuoti, taip sakant, reikia ne tik išorę klientams, bet ir viduje, kadangi kūrėm visi kartu produktą,
Tai tiesiog kartais būna savo galvoje, esi susikūręs paveikslą ir įsivaizdavimą, kad visi viską žino, aš žinau, tai reiškia, visi žino, taip pat įsivaizduoja, ne, tos procesus, viską. To negana, reikia tas būtent atlūzo pavyzdys, kažkaip mane įstrigo, turbūt labiausiai šiam, turbūt ir tas komunikacijos planas viduje, kaip komunikuoti, ištransliuoti, būtume to tokia sinergija visi. Geras. Super, ačiū. Man gal pasitikėjimas. Turbūt be pasitikėjimo nebus ir kitų jungiamųjų dalių. Į kurią pusę tu pažiūrėtum, reikalingas pasitikėjimas tiek iš pardavimų pusės, ar ne, vadybininko, tiek iš tavęs kaip vadovo, ar ne. Ir gal man toks labai irgi įstrigęs aiškus tikslas komandai deleguoti aiškų tikslą. Nes būtent čia irgi komunikacijos klausimas. Jeigu tu žinai, tai nereiškia, kad supranta ir tavo darbuotojai. Šis aiškus tikslas, pasitikėjimas ir komunikacija. Super, ačiū. Daugiau neoficialių susitikimų už darbą su komanda, darbo ribų, nes esu kaip intravertė, tai man labai didelis iššūkis, atrodo, darbė atsibendrauja jau gana. Tai vien aukštesnio, didesnio tikslo, įmonės tikslo link reikėtų šitą padėti gyvenimą. Super, ačiū. Kadangi tarsi pamačiau, kad kokie 8 ar 9% pokyčių ir geresnių rezultatų lemia ne funkciniai dalykai, o žmogaus asmenybė, psichologiniai, kas vyksta jo galvoje, pasaulyje, kaip jisai su tuo susitvarkys ir ar tai įgalina visą komandą ir vadovas. Tai manau, kad čia nustosiu tikėtis greitų pokyčių ir tai yra toksai kelias mažais žingsneliais, nes psichologiniai dalykai jie nėra lengva iš karto žmogui atsiverti ir taip toliau. Tai nustosiu tikėtis greito pokyčio, kas liečia žmonių įsitikinimus, nusistatymus ir taip toliau. Neišsikelti per didelių tikslų, galbūt iš komandos, ar ne? Irgi kaip variantas jau. Gerai, ačiū. Mariau? Aš kaip nepardavėjas išsinešu gal tą, sakykime, priminimą, pasikartojimą, kad turbūt vienas svarbiausių dalykų yra komunikacija. Komunikacija komandai, komunikacija su klientu, komunikacija su vadovu, komunikacija įmonės viduje, išorėje. Geras. Super, ačiū. Kadangi dabar mąstau apie tas visas klasės zonas, tai iš tiesų, galbūt kadangi labai daug pokyčių, galbūt išsiaiškinti, ko iš mano pusės trūksta darbuotojų, kaip jie aiškiau suprasti užduotis, nes matau, kad ne viską supranta. Ačiū. Pradėsiu sistematizuoti patirties perdavimo procesą. Okay. Jėga. Okay. Gerai, prašom. Aš pasidomėsiu visais jūsų metodais užrašytais, pasidalintais vakalėtomis ir nustoti nieko neketinu, o tęsiu pasitikėjimo kūrimo komandą. Geras. Super, ačiū. Tai kadangi tikiu, kad komanda yra tikrai šiai dienai aukštas pasitikėjimo lygis, tai nedelsiu dėl pokalbių, dėl dabartinės pokyčių, nes tai gali sugriauti iš tikrųjų, jeigu per ilgai tylėsiu. Ir kitas dalykas, išsinešiau tą fail night, man visai patiko ta idėja, kad skatinti netgi per juoko prizmę, kad su komanda pasijuokti, ką tu padarai ir kaip tu išsprendai, ir taip skatinti nebijoti pasakyti tada. Ir nebūtinai dviese su manim, bet tokį komandinį, tai netgi pagalvosiu ir savaitę kartą, ir mėnesį kartą tikrai šitą padarysiu. Geras. Kol bus renginys, kažkoks fail nights, kur tiesiog susimoki bilietą, ateini ir žmonės apie savo failus pasakoja jo po. Įmoniai susimoki bilietus? Ne, tiesiog kažkoks kaip renginys. Pasidalinsi? Jo. Geras. Ačiū. Prašom. Aš tai įsinešu pagrindinį žodį komunikacija, kad kalbėtis, klausti ir klausti ne tik tai apie komandos narį, kaip jisai, bet ir apie save paklausti jo, tai kaip jis mane mato, tai tiesiog komunikuoti, labai kažkaip per vieną minutę daug dalykų išsisprendžia.
sprendžia, ką savo galvoje susikūrė 16 mėnesiai. Ja. Ok, ačiū. Tai aš pradėsiu irgi daugiau kalbėti, uždavinėti klausimų ir nustosiu teisintis, nustosiu sakyti nepavyko nes, o labiau žiūrėsiu iš tos kitos pusės, kad kodėl nepavyko, bet nevisiteisinsiu, o tiesiog priimsiu sprendimą. Super. Liuks. Ačiū. Justin? Kadangi dirbu viena pati savo, tai manau, kad man reikėtų atnaujinti bendravimą su savo kolegėmis, galbūt daugiau. Taip, tokia kaip ir komanda. Tikrai anksčiau tas buvo. O kitas dalykas, tai gal irgi, bet ponas paminėjo, kad galbūt kartais reikia mažiau analizuoti, o daugiau vykti. Aš pradėsiu nuo ką nustoti. Tai nustosiu žiūrėti į papildomas rolės, čia mano didžiausias aha šiandien, kaip į blogį, o ir su tuo susijęs, manau, pradėsiu. Pamedituosiu ir pasižiūrėsiu pozityvių pusių. Ačiū Jums, kurie visi išsakė šitą. Taip, pažiūrėsiu kitaip. O ką tęsiu, dar kartą supratau, kad iš to, ką Jūs pasakojat, pradedant nuo langų iki veiksmų, kad labai svarbi ta emocinė kompetencija, tai aš labai budėsiu prie savęs, tęsiu, stebėsiu, kada užsisuka vienokios ar kitokios mano nuostatos, kaip jos daro įtaką mano sprendimams ir komunikacijai. Ačiū. Tavė? Mane turbūt užkabino tema apie pardavimų didinimą, bet per tą prizmę, kad nebūtinai žmogaus pagalba tas yra įmanoma. Ir tie skirtingi būdai, tai dar kartą reikės sėsti ir apsvarstyti šitą klausimą. Taip, pradėsiu turbūt daugiau asmeniškai skirti kiekvienam darbuotojui, nes gal kai kurios išskiriu, kai kuriem daugiau, gal tai matosi. Nustosiu gal priiminėti mažiau sprendimų ir kitiem. O tęsiu tai sistemas. Pradedu darant, tai kuo daugiau sistemų, tuo lengviau. Ir pardavimo ne viskam. Ačiū. Aš paskutinę savaitę gyvenu ir galvoju, kad šitas tinka pratęsti. Tai pardavimai daromi darymo būdu yra. Šitą tęsti. Man reikėtų nustoti prisijimti naujų projektų ir pareigybių. Tai su šito reikėtų sustoti. O pradėti mūsų galvojus ir pabėgti. Pradėsiu daugiau deleguoti darbų. Taip, aš tai žinokit, taip šausiu, pasakydama, kad nusprendžiau, kad esu visai geras vadovas. Tai va, ir pagalvojau, kad daug ką natūraliai pajutau, tai ką šiandien darėm, daug ką pajutau, išgirdau ir pradėjau taikyti Raimondos ir Antano seminaruose, kai susitinkam trečiadieniais ir ten daug ką apžvelgiam, ar ne? Nusprendžiau, kad man reikia dar kelis kartus su komanda, bet kas pusmetį susitikrinti mūsų įmonės pažadą, vertybės ir misiją. Taip pat išnešu, kad galima kreiptis į Lipą ir prašyti praktikatų pardavimų. Čia buvo aha momentas. Ir prisipildžiau savo daug tokių klausimų, kuriuos apsvarstysiu ir atostogų metu ir bandysiu kažkaip tai įsiterpti į savo darbus. Aš kaip Veronikos darbuotoja. Norėčiau paprieštarauti. Puikiai vadovė. Galiu pasakyti, kad jinai tobula vadovė. Bet tik šiandien. Bet iš tikrųjų tai taip. O ką išsinešu, tai kad reikia pradėti nuo savęs. Ir
reikia žinoti ne tik tikslus, bet kaip jūs ir pasiekti. Žinot, aš šitą tempą nuvažiuosim į Marijampolę dabar. Okay. Gal čia gal mano paskaitos bus atsakymas. Aš irgi viena dirbu šiuo metu labai dideliai įdomiai. Taigi susitvarkysiu su galva, tai pradėsiu formuoti komandą, kas buvo svajonėse. Nustoti net, nežinau, neturiu šiuo metu atsakymą, tęsti irgi tikslų gyvenimą. Jo, super, ačiū. Aš tęsiu atvirą komunikaciją su komanda, kad žinotų, kur aš esu, nes tada labai lengva, nereikia atsidurti kabinti nesaudysi arba dar kažko. Komanda apie tai ateina padėti, tai tęsiu šitą dalyką ir gal daugiau nukreipsiu į tai, ką komandos narių ir gal tai, kuo jie šiandien gyvena. Ne tik kiek aš matau, bet kad jie labiau pasidalintų to, ko aš nežinau. Aš pradėsiu kažką veikti, nes dabar paieškosiu, ką veiksiu. Neskaitant kažkokiu tai projektu. Pareflektavau su buvusiom patirtim, su komandom, kaip ten kas vyko, ir jos, sakysim, visokių skirtingų atvejų su skirtingom komandom, tai į priekį neprisigalvosiu, kaip į kokią komandą pirmusios ten, matysim, kaip reikės dėlėtis, o švies. Super, ačiū. Raimondai. Nesitikėjai. Nu va, ką išsiimš? Aš pasisadinsiu savo komandą ir dabar sakysiu, mažučiai pasakojat man, ko aš nežinau. O. Apie save. Nu, man, kad pasakotų, ko aš nežinau apie save. Super, aš eisiu daryti šaltus skambučius. Man atrodo, reikia pabandyti save skirtingose rolėse. Tai va tiek. Tai ką, ačiū labai visiems. Ačiū šią patirtį.